ką padarė programėlės, jos sukūrė tą vadinamą pasirinkimo paradoksą ir žmonės pradėjo vieni kitus vartoti, nes atsirado tokia baimė, kad o kas jeigu geriau. Ir aš žinau istorijų, kaip žmonės važiuodami į pasimatymą taksą dar svaipina, nuėję į tualetą svaipina ir išėję iš pasimatymo. Rūkimas. Nu taip, bet žinok, tu gerai pasakei, nes išsiskiria tai tas pats dopaminas. Tie vyrai, kurie lieka paraštėse, jie pasidaro labai pikti, labai nusivylę ir štai atsiranda tokie šaunuoliai su milijonais kripto ir Lamborghiniais ir Sako, kad moteris dėl visko kaltos. Taip, moterys kaltos, moterų vieta virtuviai, moters vardinė. 21 amžius, trečias dešimtmetis. Reikia atimti balsavimo teisę. Wow. Taip, tenais net ant savo draugių, sako, pažindina, sako, čia mano indaplovė, žodžiu, ir ten skalbyklė, plovyklė, o aš tuo metu nagus dildinaus ir tai pasižiūrė ekraną ir tikiuosi ten indaplovę pamatyti, o ten mergina sėdi. Eini į Tinderio pasimatymą ir tada jį skiri pačioj matomiausioj Vilnius Akropolį. Nežinau, kokiam ten taške prie kažko. Ir jeigu jis sako ne. Prie kasų, kur dažniausiai žmonės šeimom apsipirkėja, žinai. Ir jeigu sako ne, nu tai tada jau tarkim, kad vedęs. Tu tampi priklausoma nuo to kito žmogaus dėmesio, sėdėm žinam laukiamajam, tavęs, nu tikrai ten tikriausiai nieks nepasirinks ir tu gal net nesąmoningai nenori, kad tave pasirinktų, nes tada, o tai ką, paskambina ir sako, palikau žmoną ir tada ką, reikės kojinėm rūpintis. Kaip prisimenu, Seksas ir miestas, kur Samanta, kur paskambina, sako, hello, oh my gosh, mes galėsim būti kartu, aš palikau žmoną, sako, kas čia skambina? Kas su tom? Labas visiems, labai smagu gera vėl sakyti labas Vytaute tau. Labas, aš jau čia jaučiuosi prirašyta, priregistruota. Jeigu neturi kur būti prisiregistravusi, tik mes žinau, kaip savivaldybė žada, ten tų premijų nemokėsim, nelabai turim ško, supranti. Nieko, išsisuksite. Išsisuksim kaip nors, bet jeigu ką, galim registruoti tave. Tai Vytautė Žališkevičiūtė vėl čia, santykių ekspertė ir aišku, pavarysim, pakalbėsim romantiškom temom. Išgyvenom Valentiną, dabar jau pavasarį reikia išgyventi. Tiksliai sudėtingas laikotarpis. Pavasarį labai traukia prie meilės, prie susitikinimų. Kaip ten rašė, pavasarį kurkia ir plėšosi varlės, šaltenis riešutų duona, kai ten žiūri per mokyklos langą ir kažko pasiutusiai maudžia širdį. Ten tokia. Tai ir mes kaip tos varlės, ar nelabai ten pažengę esam. Tai mūsų tema šiandien tokia, apie ką mes turėsim su tavim pasikalbėti. Tai aišku, apie lietuviškai tariant deitinimą, nes yra toks naujas įvestas žodis lietuvių kalboje. Susitikinėjimą. Nu, matai, bet kas yra įdomiausia? Susitikinėjimas irgi ne tas, eiti pasimatymus irgi ne visai tas. O va, deitinimas, kaip pasakai, tarsi labai daug kažkokių tokių užpildo sąvokų. Nu, tai aišku, tai yra mezgimas ryšių, pažinčių, kūrimas ir panašiai, noras su kažkuo susitikti. Nu, turbūt toks žodis. Tai šiandien ir naudosim, nu, turbūt visi sakom, tai va, visiems sakom, kad, sakysim, deitinimas, nieks tarsi labai nepyksta ant to tokio naujo žargono, kuris kartais tiesiog, nu, labai kažkaip įsigali kalboje ir, nu, daryk tu, ką nori. Ir aišku, apie tą deitinimą, kai kalbėsime, tai stengsime pakalbėti per skirtingas amžiaus tas grupės, nes tikrai mūsų, žinok, ir žiūrovės yra labai skirtingo amžiaus. Mes tai bandom vis pasižiūrėti, susipažinti, suvokti, kas mus stebi, tai yra kažkur nuo 30 metų. Šiaip, žinok, nuo 25 aš tą net ir nuo 25 galim paankstinti ir iki kokių taip 55 ir dar truputėlį. Tai apimam kokias dekadas, 20 mečius vėlyvuosius, 30 mečius, 40 mečius ir 50 mečius. Ir jeigu tu turėsi patarimų ir išvalgų, tai žinok, neišbrokysim ir 60 mečių, ir 70 mečių. Neišnuogirdų žinom, kad mūsų podcastą žiūri ir mamos, ir dukros. Sako, žiūriu kartu su mama. Nu, tai, reiškia, plačiai apimam. Bet tu esi atėjus pasiruošus temai į deitinimą su odiniu raudonu sijonu ir raudonom pėdkelnėm. Tai jeigu tu dabar ateini į pasimatymą štai su tokiais ant savęs simboliais, kągi tu tam vyrui transliuoji? Ką tai signalizuoja? Ką reiškia, mergina šitaip ateina į pasimatymą? Aš nežinau, kad čia, taip sakant, bus
testukas, ne, Juokauju, bet iš tikrųjų. Labai priklauso, žinai, kaip sako, nuo stebėtojo priklauso, ką jisai mato, žinai, vienam gal čia atrodys vienaip asociacijos, kitam kitaip. Mes šiaip visi turim tą savo vadinamąjį filtrą, per kurį matom pasaulį, ten sukrenta ir tos mūsų traumos ir visa kita. Ir jeigu kažkam tokios spalvos, tokie drabužiai asocijuojasi su kažkuo geru, tai gal ir aš kokių ten ekstra taškų gaučiau, bet jeigu, pavyzdžiui, kokia jaunystės meilė išdavė ir mėgo tokį sijoną dėvėti, tai aš jau ten būčiau iškituota. Čia taip juokauju, aišku, bet sunku būtų pasakyti, ar įmanoma užsivilti kažkokią uniformą, kur jau ten garantuos. Bet moterims, kai eina moteris į pasimatymą, bet kuriame amžiuje, argi nėra numeris 1 galvos skausmas, kaip apsirengti? Čia ir yra jų bėda. Pasirodo. Miela Lavija, aš linkėjimų savo mamai perduosiu, nes, pavyzdžiui, mano mamai įdomiausia, visada, kai aš sakau, einu duoti interviu, ką rengsiesi? Mano mamai visada įdomiausia, ką rengsiesi, turi atsiųsti, žodžiu, nuotrauką, kuo puošiesi, o ten ką kalbėsi, ką kalbinsi, tai ten tie tavo profesoriai, tai plius minus, bet, tai čia yra daugelio moterų, taip sakant, klausimas numeris 1, nes kaip mes buvom augintos, būti gražioms, patrauklioms, ar ne, pritraukti kažkaip dėmesį ir susiformuoja toksai gal irgi pasąmoninis tikslas, kad jeigu jau ten kažkaip apsirengsiu, tai ir kažką jau ten laimėsiu. Santykiai pavyks. Santykiai pavyks, bet kas iš to, jeigu aš apsirengsiu kažkokį derinį, ten, kad ir stilisto parinktą, bet jame jausiuosi labai nesaugiai, labai nejaukiai, tai būsiu visiškai ne aš, tai ten žmogus tikrai nuskaitys tą nesaugumą ir kaip aš sakau, rūbai nešioja, o ne tu rūbus, tai irgi nieko gero. Tai gerai, ar mes kažkaip susitarkime, kaip mes norime, kaip jūs jaučiate jums pačioms, ar smagu būtų eiti per kažkokias dekadas, ar imti kažkokius universalius dalykus, ar apkalbinėti pažinčių programėles, prisiminti apskritai tą tokį archaišką būdą susipažinti gyvai, bibliotekoje, pavyzdžiui, troleibuse. Wow. Tai eiti prie žmogaus, Lavija, parke, išprotėjai, nebegalima, pamirški tai. Taip. Aš tai siūlyčiau pradėti nuo šiaip situacijos toj deitinimo rinkoje, kas čia įvyko, nes tikrai gyvenam labai sudėtingais laikais ir tokia, taip sakant, toks paradoksas, šiaip esam žmonės, gyvūnai užkoduoti ryšių. Ta prasme, gimsta žmogus, ateina į pasaulį, jo pirmas tikslas, ar ten mama mane socialumas mato, taip. O gyvenam laikais, kur sako, neprisirišk, viskas čia casual, neįsipareigojimai, būk vienas, būk kietas, keis ten partnerius, žodžiu, karjera pirmiausia, o paskui. Ir nenuostabu, kad žmonės tokie pasimetę, jie bando eiti į programėles, labai nusivilia, nes ten susirinkę daug tokių, kurie nenori nei santykių, net nei susitikti nenori, o kartais nori tik to greito dopamino. Tai tikrai labai daug liūdesio, labai daug vienišumo ir sakau, aš ką girdžiu iš klientų, tiesiog nusivylimas tiek iš moterų, tiek iš vyrų, nes pirmiausiai mūsų niekas nemokė kurti santykių ir santykis nebėra kažkokia, kaip ir vertybė, būtinybė, kas irgi yra gerai, ar ne, mūsų ten mamų laikais tai reikėjo būtinai, nes 25 jau senmergė ir taip toliau, o šiais laikais turim laisvę, bet su ta laisvė ateina ir labai, labai, labai daug iššūkių. Bet laisvė visų pirma juk yra ne išbandyti kuo daugiau, o sąmoningai pasirinkti. Bet ką, kalbant apie bet ką, įskaitant santykius, ar ne? Ir mes tą laisvę iš tikrųjų labai suvokiam skirtingai. Varyk bile ką, daryk kuo daugiau, va čia laisvė. Ne, laisvė yra tavo vidinė atsakomybė pasirinkti teisingai. O tai kaip tai padaryti, gerbiama? Tai gerai. Tai sukam prie Tinder date. Aš noriu pasakyti, padroškim tą Tinderį. Mes su Lavija, aš nežinau, pasitikslinsiu, kad neįsižeistum, ar esi tu bandžius Tinderį? Tai dabar galvoju, palauk, turėčiau įsižeidimas. O įsižeidimas bus, kuris atsakymas? Ne, nebandžius. Čia gėda didelė. Čia džiaugsmas. Juokauju. Tai mes abi Tinderio nebandė. Aš nebandžius kitų nebandus, aš net pavadinimų kitų nežinau. Galėsi pavardinti kokiu ten. Aš kažkokiu ten girdėjus, bet man atrodo ten gėjų. Hambulas. Žodžiu, o tu, kaip suprantu, vis tiek esi bandžiusi ir tuos klasikinius pasimatymus, kai, nežinau, teko vaikščioti, kol nebuvo Tinderio. Mokyklos laikais ten pakalbėjo. Šitaip anksti. Ir tu esi bandžius Tinderį ir Tinderį būtent po 30. Tai čia ten mane įleido. Publikai įdomiausia. Tai tu ir pasidalink tą savo patirtim, nes mes apie Tinderį taip pat pasakot neturim ką. Tai mano ta patirtis tokia iš tikrųjų iš pradžių tai irgi buvo iš tos nesąmoningosios pusės, nes aš kai
turėjau 10 metų santykius, ar ne, su vienu žmogum ir tie santykiai iširo, aš galvoju, nu tai kas čia dabar jau yra tą susirasti antrą pusę. Ir kiek tau metų buvo, kai tie santykiai? 33 buvo, dabar jau beveik 30. Ir iki tol tu jokių ten Tinderių programėlių nebuvai bandžius? Nes buvau tiesiog, nu kaip sakyt, nuo ir dabar čia 33 amžiaus, taip. Supranti, kad per 10 metų pasikeitė dalykai. Viskas pasikeitė ir tiesiog, na, labai buvo įdomu ir aš net mačiau, kaip ir per tą laiką, per tą trumpą laiką, ten tarkim pusmečio, ar ko, kaip keitėsi apskritai ir programėlėse, ir bendravimas, ir viskas. Nu tai ką, šiaip tai... Gerai, tada paaiškink mums, užsiregistruoji, pavyzdžiui, ir koks tas jausmas, užsiregistruoji ten tam Tinderį, ten kažką turi pasirašyti labai stebuklingo apie save? Tai kaip nori, gali ten tik tai nuotraukų įsidėti, kažkokią tam tikrų kūno dalių. Įsirašyti, gali viso kūno, gali dalių, jau kaip ten tau patinka. Ir tiesiog, na, kaip sakyti, pats veikimo principas programės yra labai paprastas ir jisai nuima tą nemalonę buvimo atstumtam dalį, nes nematai, kas tavęs nepasirenka, tu matai tik tai, kas tave renkas ir ką tu pasirenki. Aišku, paskui ten yra tų visokių mokamų funkcijų, kur gali nesvaipinės matyti, kas tave moka, arba pavyzdžiui, išsipirkti ir svaipinti užsienyje, ten pas save pasidėti, kur tik nori pasaulį ir matyti, kokią ten rinką. Nu tai ir viskas, principas labai paprastas, tu ten svaipini ir jau kas tave palaikino ir ką tu palaikinai, programėlė parodo, kad jūs viens kitam patinkat. Šnekėkit. Tai va... Gerai, nu tai tada tas faktas padėtas ant padėkliuko, nu ir žiūrėk, viens kitą užlaikinę ir vat, kas toliau? Ar čia tas vyras būtinai turi parašyti jau kaip kavalierius iš senų laikų, negi dama čia, žinai, gali pradėti, nepadaru, ar mergina pati pradeda, ką iš savo patirties įdomu ir ką tu girdi iš savo, žinai, klienčių, kurios ateina ir tau dalyjasi. Tai tarkim, jeigu įmam tą jau Tinderį garsiausią, ar negalima sakyti programėlę, tai ten teisės lygios, visi rašo, kas kaip nori ir šiaip Tinderis, na, turi tokią potekstę, kad tai yra labiau, nu, tų casual pažinčių programėlė. Nors tikrai žmonės, aš pati turiu draugų porą, kurie susipažino Tinderį ir yra susituokę. Ai, ta prasme, casual, tai kad tikslas nėra vestuvės. Nu, toli gražu. Casual, tu labai čia taip švelniai pasaky, gal tiesmukiau. Nu, vienos nakties, tarkim, nuotykį ir kažkas kitas, bet čia, nu, kaip sakyti, tai netapo nuo pat pirmų Tinderių dienų. Tiesiog, kadangi ką padarė programėlės, jau sukūrė tą vadinamą pasirinkimo paradoksą, ar žmonės pradėjo vieni kitus vartoti, nes atsirado tokia baimė, kad o kas jeigu geriau. Ir aš žinau istorijų, kaip žmonės važiuodami į pasimatymą taksą dar svaipina, nuėję į tualetą svaipina ir išėję iš pasimatymo. Rūkimas. Nu taip, bet žinok, tu gerai pasakei, nes išsiskiria tai tas pats dopaminas, ar ne tau. Ir žmonės tampa priklausomi net. Ir aš irgi esu klienčių turiu, kur sako, aš visą Tinderį išsvaipinau. Tai jau sėdi pasimatyme, jau užsvaipini geresnį. Ai, nu gerai, žodžiu, buvo malonu, viso gero. Taip, optimalumas, efektyvumas. Čia ne anekdotas. Ne, Klavija, žinok, ką šiandien pasakosiu, gaila, bet niekas. Ne, tai gaila, negaila, bet kaip įdomu, aš tiesiog klausau, žinai, ir ausis tiesiog, žinai, semės informacijos, nes mes neturim tiesiog patirties, už tai ne veltui ir tave esam pasikvietusi. Mes gyvenam laikais, kur mes matom viską. Anksčiau tai, žinai, ką matėm, nu, savo miestelį, savo ten aplinką, universitetą. Nu, ir žurnale laikraštį. Per televizorių kažką. Dabar mes matom, nu, ant delno viską, kas vyksta pasaulyje. Dar socialiniuose tinkluose matom tas laimės akimirkas. Nu, tai tu įsivaizduok, jeigu tu esi žmogus, kuris galbūt, na, niekada nėra ten lankęs terapijos, ar ne, yra toksai intravertas, uždaresnis ir ten jam, nu, nepasisekė gal padaryti kažkokios ekstra top karjeros, nu, ir jis bando ten antrą ar trečią kartą ieškoti santykių. Ir tu matai, kad lūkesčiai yra didžiuliai, tu turi susirasti jau ten tobuliausią, pats būti tobuliausias, nu, tai yra puikiausia dirva, žinai, nusivilti ir norėti ten mečinti ir svaipinti ir greičiau eiti į pasimatymą ir jau greičiau, nes, nu tai kaip čia visom ar visiems pavyko, ar aš toksai nevykėlis. Tai taip, aš žinau žmonės, kurie eina 5 kartus per savaitę į pasimatymus, kaip darbas. Eina kaip daugiau kaip į darbą, dažniau net, nes kai kurie dirba tik 4 dienas per savaitę, po to iš namų ilsisi, o čia tu vis tiek turi nueiti 5 kartą į pasimatymą. Bet tai čia kaip hobis gaunas, nu kaip kažkas mėgsta suvinėti, kažkas į Tinder pasimatymus. 5 kartų per dieną suvinėja. Ne, nu kiekvieną dieną, tarkim, po darbo nusiraminio, žinau žmogų, kuris kiekvieną dieną suvinėja. Tai žinai, nusiraminimo, čia ramybės tai labai mažai, nes tai pagalvok, adrenalinas. Čia vien stimuliacija. Kam ko reikia? Jo, ir žinai, kaip sakyt, noras
mane čia kitam tokiam projekte kalbino, sako, kokį klausimą reikia užduoti savo prieš einant į pasimatymą. Aš sakau, paklaus savęs, ko aš ten einu. Nes labai dažnai pasimatymą einam visai nesusipažinto, ten pasikelt reitingų, pasitikrinti reitingų, gauti dėmesio, ten save parodyti, nežinau, pasijausti, kad aš dar norima ar norimas. Nu tai čia, kaip sakyt, tas... Arba gal nieko aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, gal nieko neieškau, bet o va taip imsiu netyčia rasiu gal. Nu kas čia dabar per... Kas čia per priėjimas? Nieko neieškau. Šiaip nesu alkanas, bet gal suėsiu porą cepelinų ant viršaus su spirgučiais. Tipo, nėra tai nieko tokio. Ne, nu kaip sakyt, mes, nu kaip sakyt, tokie lošėjai, man atrodo, yra žmogus tokie, kur mes. savo pateisinimui suras bet ką, ar ne? Bet šiaip iš tikrųjų žmogus yra padaras, kuris nieko nedaro šiaip iš altruizmo, iš pašaukimo, kad ir kreivai tame mato prasme. Tai jeigu sako, aš nieko neieškau, nu tai aš nieko neieškau ir būtų, aš nieko neieškau. Bet jeigu kažkas labai gerą papuls. Nu, tai reiškia, ieškai. Reiškia, tu turi motivaciją vidinę, apie kurią tu nesupranti. Tave tai kutena. Taip, tai aišku, aš žinau, kurie sako, ne, aš nenoriu santykių, bet jau, ne, aš einu tik tai casual, ten mėgu, bet jau kai sutiksiu tą vienintelę, aš žinosiu, ten vyrui kem 5 metai, skyrybos, vaikai ir jis vis dar ieško ir čia normalu. Ja. Tai gerai, tas tuo tada Tinderiu. Tai vat, kaip tu sakai, tavęs vat, ir klausia moteris ar ne, vat nueisiu į pasimatymą, kokį man klausimą užduoti tarsi kitam, o iš tikrųjų nuo savęs reikėtų pradėti. Tai, bet čia žinai, kiek aš metų terapijos įdėjau. Aš čia šiandien jau gudri su savo mokslais ir terapijom, jau čia labai jau pagijus. Bet tie klystkeliai ir tos klaidos ir yra įdomiausia, žinai, nes tu per tai ir gali išgirsti, pamatyti, suprasti. Jeigu savęs nesusivarai, tai įdomiausia, bet žinai, aš tokių žinau istorijų, kur ateina su suvaryta savivertė, kur negali išbūti viena ar vienas, kur ta prasme ten su kažkokiu vienu susideda, kuris nieko rimto nenori, ten išsidrasko, jau tas ten užblokuoja arba sako, tarp mūsų nieko nebus, jinai tą patį vakarą parsisiunčia vėl programėlę ir vėl, nes tiesiog tas laikas buvimo vienam yra. Ne, aš turiu menyje, kad mes išgirsim tas patirtis ir kažkas galbūt, žinai, galės kažkam surezonuos būtent per kitų klaidas. Normaliau. Nors, kaip ten sako, iš kitų klaidų nieks nesimoko, bet išgirsti kartais visai pravartu ir atpažinti gal save, gal per skaudų pripažinimą, bet suprasti, kad tai apie mane ir gal tai bus kažkoks signalas ir kažkoks, žinai, kažkam ir žadintuvas. Aš apie tai, kad vat būtent neiti ir savęs nešvaistyti. Tai mes šiandien protinam ar gazdinam? Viską. Darom kaip tikram gyvenime. Nu ką tu čia išsirinksi? Visas paveikslas, žinai. Ta-ta-ta-ra-ta, jungiasi klubą. Ta-ta-ta-ra-ta-ta, nesigirdi. Čia žinai, kur toks būna, kaip tas instrumentas, galvoju, tas barškalas vadinasi, kur šokam. Jo, praeitą kartą tik tais tu buvai išbandžiusi BSL Slim Detox ir čia pasakojai, o aš čia karpiausim ir tik tais klausiau, tai dabar jau aš esu ne tik išbandžius, aš jau dabar kelintą savaitę naudoju. Nu tai pasakok, nes aš tai tada pripasakau gerų dalykų, dabar prašau, iš savo patirties. Iš kitos patirties, tai? Aš šiaip pasakysiu iš savo patirties, kad aš su skaidulom aš draugauju, čia reguliariai geriu daug metų. Kai kurie žmonės turi įsivaizduojamus draugus, tavo draugai yra mano skaidulos. Draugas yra skaidulas. Tai, bet ką norėjau pasakyti tik tais, kad labai svarbu yra tą daryti reguliariai ir nepadaryti, kad pagėriau 2 dienas ir ops, nieko nenutiko. Tai, žinokit, per 2 dienas niekas ir nenutiks. Reikia reguliaraus vartojimo. Bet, žinok, su šitom skaidulom iš tikrųjų poveikis gana greitas yra. Turiu meni, kad gal ne 2 dienos, bet jeigu kokias pagersit apie 5 dienas, bent iš mano patirties tikrai pradeda jaustis rezultatas. Kuo man šitos skaidulos tapo ypatingom? BSL Slim Detox Fiber. Kad čia yra tikrai puikus kompleksas, labai platus spektras sudėtas, nes dažnai būna, žinai, vieno skaidulo tipo kažkur būna tokios pakuotės ir tada ten tu, pavyzdžiui, geri tik tai gisloti ten kokį tą, žinai. Jeigu jau geri, tai jau norisi išgert. Taip, arba ten, pavyzdžiui, tik tai kokias linų sėmenis ten būna moteris atskirai. O čia yra, pažiūrėkit, kiek visko daug. Inulinas, spirulina, gysločio sėklų milteliai, linų sėklų milteliai. Tai jeigu pradėsim ties kiekvienu kalbėti, tai turbūt po seriją atskirą reikėtų padaryti naudos. Aš apie inuliną noriu pasakyti. Ar žinot, kas yra inulinas? Jeigu taip liaudiškai ir paprastai, nes kai moksliškai pasakai, ar ten kažkaip nesupranta. Inulinas yra žarnyno gerųjų bakterijų maistas. Taip, va jums paprastai. Jeigu geriate inuliną, kurio čia irgi yra, tai jūs maitinat savo gerąsias žarnyno bakterijas. Ir tada jos būna stiprios ir jos yra kaip kariai ir tada kovoja su tom blogosiom bakterijom.
bakterijom, kurių irgi visada yra mūsų žarnyne, svarbiausia, kad būtų gera proporcija, kad gerosios viršytų blogųjų kiekį. Tai va, tai tikrai padės tai padaryti. Tada yra gysločio sėklų milteliai, linų sėklų milteliai, tai čia ta kaip šluota, žinai, kur iš organizmo išvaro visokius nereikalingus užsibuvusius dalykus, nesuvirškintus maisto likučius, o spirulina tai yra jau kaip superfood kategorijos dalykas. Čia toks yra, žinai, kur daug visokiausių ir mikroelementų yra, ir tos stiprybės, ir tos jėgos, ir tos žalios spalvos būtent iš ten ir gaunama. Tai mes nuo savęs galim pasakyti su Kristina, kad mums tai yra jau viskas. Bent jau aš tai rytais geriu, nežinau, kada tu. Pirmoji dienos pusėje. Ir kažkaip, jeigu neišgeri, tai supranti, kad kažką gero nenuveikiau šią dieną. Juokas juokais. Kol žiema yra, kai išsipučia pilvas, tai žinai, užsidedi ilgą bliuzoną ir apsimeni, kad viskas yra okei. O dabar, kai oras šyla ir reikia nusirenginėti, supranti, ir tos marškinius į vidų susikišti ir neįsu su tokiais megstiniais, tai dar labiau yra poreikis tam, žinai, kad plokštesniam pilvai, kad nepūstų tiesiog jo. Tiesiog, kad būtų gera savijauta. Ir tai jums padės pasiekti BioCell Slim Detox Fiber. Šį produktą patogiai rasite biocell.lt. Aš apie amžių tave noriu patardyti, bet pirmiau pasakysiu tokį, kadangi neturiu praktinės patirties, bandžiau bent teorinės įgyti ir susiradau tokią informaciją, kad pasirodo, yra toksai fenomenas, kurį sociologai vadina peak desirable age. Ir, žodžiu, tuose visose Tinder ir kitose programėlėse peaktas labiausiai norimas merginų amžius pagal vieną tyrimą, čia tyrimas buvo mokslinis atliktas, yra 18 metų, o pagal kitą 22 ir moterų tada jau tas jau norimumas nuo to amžiaus, pagal vieną 18, pagal kitą 22, taip stabiliai visą laiką mažėja. Tuo tarpu vyrų peak amžius, tas jau norimiausias yra 40, iki to laiko jis ten supras tik tais auga, 40 pikas, o pradeda labai kristi tik nuo 60. Lauk, nes man patikslink, ar dabar norimumas, kad jos nori tai pasimatymus? Ne, kad vyrai nori. Vyrai, kai renkasi, nesvarbu, kiek tau metų, norimiausia yra nepriklausomai, kiek tau metų, tu gali būti 60 metis dėdė, gali būti 20 metis vaikinas, tu norėsi 18-22 metų, tai yra labiausiai norimas amžius. Ir tu o moterims, ta prasme... O vyro pikas 40, labiausiai norimi. Jeigu tau 18, tu nori 40 mečių. Tai aš šitą dalyką vadinu urvo standartais. Kažkokie urvo tikrai tyrimai. Kas čia yra? Čia yra baisiausiai nesąžiningi metriksai, nes moterys yra vertinamos pagal jų, kaip sakant, vaisingumą, ar ne, vienintelė funkcija iš viso žmogaus, tu gali pagimdyti vaikų, kiek tu esi vaisingiausia, o vyrai yra vertinami pagal tai, kiek tu gali uždirbti, atnešti. Kiek būsi sukaupęs visko. Tai aš irgi reakciją esu padariusi vieną tokį garsiai nuskambėjusi interviu, kur vienas specialistas sakė, kad ten moters geidžiamiausias amžius ir labai norėjusi atliepti, nes, čia kaip sakyt, aš suprantu tokio turinio tikslą, ar ne, jis sukelia įvairiausių diskusijų, bet aš matau tą kitą pusę, kiek skausmo atneša, nes, tarkim, prieš mane sėdė kokių 35 metų moteris ir jinai sako, tai ką man daryti? Tai ką, viskas, tai ką aš jau iškrentu iš žaidimo, aš matau ją kaip nuostabę, fainą, gražią, ambicingą, daug galinčią duot. O jos bendramžiai ieško 22 metų merginos. Taip, bet tai, ar tu nori to bendramžio, aš ir dažnai sakau, ar jūs nori to vyro, kuris jį žiūri kaip į vaisingos mėsos gabalą. Ir iš kitos pusės, tai vyrai yra lygiai taip pat diskriminuojami, nuvertinami. Tai reiškia, kol tu nepasieksi 40 ir mūsų nuostabusis Arnas, kuriam 24-5 ir kiek čia sėdi, fainas, fantastiškas, profesionalus žmogus, kuriantis savo verslą ir gaminantis puikią produkciją. Tai ką, jisai turi sulaukti 40, kad galėtų tapti supranti, pagal kažkokį tai keistą tyrimą. Ne, tai čia matai tik pikas. Jeigu taip plačiau paėmus, tai jie pakankamai išlaiko maždaug nuo ten 35 iki 60, taip pakankamai išsilaiko. Čia jau pikas ten tas skaičius, bet tas vietoj masiai visi norime nuo 35 iki 60. Ūgis neįtrauktas ten. Ar tu nesupikai?
Varnas yra gyvas, sveikas, žinokit, ir šiaip available. Numeris po laidos. Eilutė bus bėganti. Jo Tinderio mes įmesim šitą nuorodą. Bet man tavo patirtis labai įdomi. Nu, vat, pavyzdžiui, tai jeigu tu sakai, išsiskiriai 33, staiga supranti, kad reik pabandyti tos pasimatymus. Kad tu žinai, kiek buvai pavėlavus moterie. Kokio amžiaus vyrai norėjo eiti su tavim į pasimatymą, ar nebuvo taip, kad ten tik tai 60-mečiai tave svaipina į tą reikiamą pusę? Aš manau, kad norėjau plataus amžiaus vyrai eiti, nes, aš aišku, nemačiau visų, bet tu matai ten tą skaičių šimtais, kiek ten tave palaikinę, bet tai aš sprendžiu, ką aš renkuosi, aš nusistatau savo rėmus, tai man ten visi kempem šiam 7+ gali nubandyti, bet aš jų net nematau, nes aš turiu savo skalę, tai jeigu aš norėčiau, tarkim... O ji buvo? Tai yra aš 18. Ne, aš aplink savo amžių, ar ne, tai ten 5+, 5-. Tiesiog va taip, bet čia tai vėl prie to amžiaus, tai amžius yra viena, bet ūgis. Mes Lietuvoje gal... Čia be bairio ūgis svarbu. Taip, tai tarkim, va Amerikoje labai daug yra darytų tyrimų, kad programėlėse nematomi lieka labai daug procentų vyrų, nes ten 0, kiek ten procento gauna visą dėmesį, nes yra programėlių, kur tu gali pagal ūgį išsifiltruoti. Visiškai mėsos turgus, ta prasme, renkiesi, kaip Amazonė, ar ne, užsisakai, pristatyk į paštomatą ir viskas. Filtrus to susidėti. Taip, tai kas čia, ar ne, vyksta, bet aš dar paskui pakalbėsiu, kodėl apskritai žmonės į tuos filtrus įsikabinę. Tai mes Lietuvoje, aukšta ūgių kraštas, ar ne, ir tikrai ten tų aukštų vyrų nemaža dalis ir tikrai nėra problemos. Pavyzdžiui, kokioje Amerikoje, aš ten sakau, ten keli procentai, man atrodo, yra virš 1,80 m, tai merginos realiai nusistatydamos 1,9 m, tada reiktų jiems pasakyti skaičių, kiek tokio ūgio vyrų yra Amerikoje ir tada kiek šansų tau vyras susirasti. Tai nes jeigu ta pažintis vyktų realiam gyvenime ir tas vaikinas, tarkim, būtų tavo ūgio, bet jis būtų labai fainas, tai tu net nesusimąstytum. O tu čia realiai jau iš karto užkerti kelią, uždedi. O kodėl užkerti? Dėl to, kad kuo labiau žmogus kelia tokius labai aukštus standartus, reiškia viduje yra labai nesaugu. Nes čia tavyje atspindi kažką. Nes aš galvoju, kad jeigu aš šalia savęs turėsiu kažkokį trofėjų, turtingą, aukštą, gražų, sėkmingą, tai ir aš tada ryškiau šviesiu. Čia istorija sena. Visi matys, kad jeigu aš sugebėjau, liaudiškai, jeigu sugebėjau pakabinti tokio nerealumo ten vaikiną ar vyrą, tai įsivaizduokit, kokia aš esu. Ir tu į istoriją eisi kaip jo žmona. Kaip ten yra net terminas iš istorijos, kur būdavo, tarkim, kažkokie garsūs vyrai, ir jeigu portretas su žmona, tai net terminas su žmona. Tik net vardo neparašo. Tai istorija eini ten koksai Tadas Tadauskas su žmona. Tavęs net nėra istorijoje. Tai jeigu nori pakartoti šitą istoriją ir, kaip sakant, išplaukti ant kito žmogaus ten turtų ir visa kita, tai yra daugybė ten tokio tipo žmonių ir jie suranda vienas kitą. Istorija sena kaip pasaulis, turtingas verslininkas ir jauna graži mergaitė. Mes visi žinom, ar ne, ko ten jie susitikę, ar ką jie ten, kas čia per mainai vyksta. Bet jeigu žmonės tikrai nori sąmoningų santykių, tai kol neapsidaužysi savyje šitų durnų kažkokių standartų, tai ir labai nusivilsi ir nuolat jausiesi nepakankamai geras, nes aš net girdžiu, tarkim, žmonių, kurie pas mane ateina ir sako, aš net nedrįstu svaipinti tų vyrų, kurie man patinka, nes labai bijau, kad pamatyti, kad jie manęs, nepasirinks. Tai pirmiausiai su šitų dalykų reikia dirbti, kad, tu nesi ten kaip ten doleris, kad tu visiems patiktum. Čia žinai, kaip skamba, čia man yra tas tas turbūt mūsų moteriška prigimtis, labai tie patys tyrimai, kurie rodo apie aplikavimą į darbo vietą pagal skelbimą. Vyrai, jeigu jie mato, kad iš kokių 7 savybių 2-3 atitinka, siunčia. Moteris, jeigu jos mato, kad iš 10 netitinka 1 ar 2 nesiunčia. Tai čia irgi skamba labai panašiai. Aš labai trumpai istoriją tokią realią tikrą apie ūgį Lietuvoje. Kalbinau tą moterį, tiesiog apie jos istoriją tikrai viešai pasakojo, tai už tai galiu drąsiai sakyti vardo, dabar neprisiminsiu, tai išlaikysim vis tiek konfidencialumą, bet kuriuo atveju garsiai nuskambėjusi. Jinai 40 jai buvo, išsiskyrė, žodžiu, ir liko viena, bet kažkaip ten gana greitai pradėjo susitikinėti, nežinau, kurią programėlę naudojo, bet tebūnė ten tas Tinderis ar bet kas. Ir jinai tokia nedidelio labai ūgio pati ir sako, aš ateinu į pasimatymą. Ir išlipa iš mašinos vyras, jau manęs pasitikti ir jis sako tokio 1,90 m ar kiek ir aš sako,
niekaip negaliu suprasti, ar čia tas žmogus ar ką, nes jisai Tinderyje pasirašęs 1,60 m. Tai gal sumaišė skaičius? Ne, ir tada sako, kodėl tu tai padarėjai, sako, tyčia. Taip, Jis norėjo nufiltruoti tas moteris, kurios paviršutiniškai, o jis toks vyras mūras, žinai, kur turbūt papuola į tą, žinai, numeris 1 pagal ūgį. Ir tiesiog kaip vat, vis dėlto likimas ar kažkas vat, ėmė ir sudėliojo, labai aukštas ir ta moteris visiškai tokio neaukšto ūgio, tai žinai, ten jos filtras galėtų būti ir platesnis. Ir sako, aš tyčia tai padariau, sako, nes aš esu tiek atsivalgęs pažinčių, kurios pasikabina dėl išvaizdos ir ūgio. O aš, žodžiu, ką dabar skaičiau straipsnį, bet irgi būtent apie tos deitinimo appsus, kad kai jie atsirado galimybė filtruoti žmonės, ko niekados gyvenime iki tol nebuvo, kad žmonės labai užsidarė savo daug durų ir labai daug savo, ta prasme, tu tiesiog užkirti pažinti su įvairiais žmonėmis, nes anksčiau tu negalėdavai pasakyti, aš eisiu į barą ir tikiuosi, kad ten visi bus nuo 1,9 m, eisi ir ten su kažkuo kalbėsi, kažką sutiksi, ir ten bus ir blondinai, ir brunetai, ir 1,9 m, ir 1,6 m, ir kažkas gali atsitikti. O tu uždėdamas tuos visus filtrus, tu iškart save apsiribojasi, žodžiu, užsidarai ir gali būti, kad niekados niekur nesutiksi jokiame appse. Taip, ir mes sėdim vienišumo krizėje. Ir koks paradoksas, kaip atrodytų, kad tos visos programėlės tau daugiau pasirinkimų duoda ir daugiau galimybių, bet tu susidės visus filtrus, gali pasakyti taip, kad tu galimybių dar sumažės su tais visais appsais ir su tuo visų prieinamumu. Tai taip ir kas lieka paraštėse, ar ne, vat šio neseniai dokumentika nuskambėjus per visus socialinius tinklus, Netflix'e Manosphere apie vat tą grupę vyrų, kurie, labai nekenčia moterų, kurie... Mizoginija, taip. Ir kurie, demonstruoja tam tikras jau ultra ten vyriškas savybės, ar ne, ten jau tikrai kraštutiniai ekstremalūs dalykai, bet kas yra jų auditorija, kas juos seka, tai tie vadinamieji inceliai, ar ne, tie vyrai, kurie lieka paraštėse, kurie visiškai negauna moterų dėmesio, nes programėlėse 10 procentų vyrų gauna 90% moterų dėmesį, o moterų yra daugiau. Ne, moterų yra mažiau programėlėse, vyrų yra daugiau. Ar programėlėse yra atvirkščiai? Taip. Ne kaip gyvenime, disproporcija. Taip. Vyrai, kaip sakyti, labiau gal suinteresuoti. Ir va tie vyrai, kurie lieka paraštėse, jie pasidaro labai pikti, labai nusivylę ir štai atsiranda tokie šaunuoliai su milijonais kripto ir Lamborghiniais ir sako, kad moteris dėl visko kaltos. Taip, moteris kaltos, moterų vieta virtuvėj, moters 21 amžius, 3 dešimtmetis. Reikia atimti balsavimo teisę. Wow. Taip, tenais netgi ant savo draugių sako, pažindina, sako, čia mano indaplovė, žodžiu, ir ten skalbiklė, ploviklė, o aš tuo metu nagus dildinaus ir taip pasižiūrė ekraną ir tikiuosi ten indaplovę pamatyti, o ten mergina sėdė ir aš taip. O jinai girdi tai? Aišku, taip, ir dar šypsosi. Nes jinai irgi, kaip sakyti, iš ten tos pačios. Tai čia yra toks baisus kraštutinumas ir kas yra labai baisu, kad va šitą turinį žiūri dabartiniai berniukai. 12, 13, 14 metų ir va Anglijoje, kiek aš esu mačius, mokytojos dalinasi, kad tarkim berniukai prisiklausę tokių video, ten vos nespjauna į veidą moterį mokytojom, nes, žodžiu, moteris žemesnė gyvybės forma ir taip toliau. Ir va čia yra didysis nuodas. Jie tai suaugę vyrai demonstruojantys savo galią, bet jų auditorija tai yra berniukai, kurie dažnai yra augantys be tėvo, ar ne čia kita krizė, jie patys. Tai tenais tie patys, kuriuos rodė, jie be tėvo. Jie traumuoti visi. Taip, jie traumuoti ir, kaip sakyti, jie vis dar bando gauti to savo dingusio tėvo patvirtinimą. Va, tėveli, pažiūrėk mano milijonus, pažiūrėk mano jo ir pažiūrėk, kiek aš moterų manęs rinkinį. Taip, ir tai niekada negana, nes tas tėvas išėjo ir tos, kaip sakant, kosmoso dydžio skylės nieks neužpildys. Ir tai ten ne pinigai, nei narkotikai, niekas. Tai čia yra labai, 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 labai baisu ir man tikrai labai baisu, kas bus su ateinančia karta, nes, auga, girdėdami tokį turinį, kad, moters, kaip sakyt, funkcija yra tarnauti, moters funkcija vykdyti tavo visus norus, nes, jos yra tiesiog tokios. Nes šiaip, jeigu pažiūrėtum iš šono, tai atrodo, gerai, atitiko Kirviskotą, indaplovę sutiko tą žodžiu, mizoginistą. Tai gyvenkit laimingai. Ir gyvenkit, darykit jūs ten, ką norit, žinai, keiskitės ten, ko jūs norite, bet iš tikrųjų,
apie tai, kad tai dabar tos galimybės tokios didžiulės tų medijų, kad tai yra taip pumpuojama ir skleidžiama. Ir jie turi milijoninės auditorijas. Jo, ir jie, kaip sakyti, jie pardavinė tą piramidę. Sėkmingo vyro įvaizdį. Kuris niekada neteina. Tas gurų, žinai, tokios. Jie pardavinė ten tuos savo investicijų ten kursus. Tai ten dažniausiai būna viskas tuščia, ta prasme, toliau. kaip sakyti, tuščia reklama, ar ne, dar viena stebuklinga piliulė, iš kurios susikrauna. Gerai, ar tau asmeniškai, vat, grįžtant prie lietuviškos auditorijos ir prie tavo pačios patirčių, ir prie tavo klienčių, kurias mes, aišku, išlaikome konfidencialiai, teko va tokio tipo, tokį va tipinį manosphere, tokį atstovą sutikti. Galbūt ne tokį jau ten tokį didelį ir turtingą, bet su va tokiu mindsetu, tuo požiūriu. Gal sumečinti, ta prasme, ten persimesti keliom žmonėm, tai man tikrai yra tekę ir ten tikrai yra buvę juokingų istorijų, kur iš karto ten sąlygas diktuoja ir, žodžiu, eisim į pasimatymą. Iš pirmo tos jo, aš ten toks ir kitoks ir tiesiog. Bet, ne, vis tiek, kažkaip jauti tą pasimatymą, taigi neini su bet kuo ir dar, mano tokia specifika, aš nesu su lietuviu buvus pasimatymą. Įdomiai, čia įdomus posūkis, kodėl? Tiesiog, o ten toks filtras yra? Deja, ne. Rankiniu būdu reikia atsirinkti. Tu su visais kalbi iškart angliškai tiesiog, ar kaip? Pagal vardą? Taigi ten vardą vis tiek ten užsirašo. Gerai, kodėl? Papasok, įdomu. Va, kaip sakyti, vieno tokio atsakymo nėra, bet aš taip jau supratus, aš save vadinu tokia skiesta lietuvė. Aš šiaip esu labai lietuvė patriotė, aš esu pakrikštyta Vytauto Landsbergio garbė, aš esu gimus savaitę po nepriklausomybės, labai patriotų šeimoje, mano senelis tremtinys. Bet taip susidėliojo gyvenimas, kad mane tėvai iškart po mokyklos išsiuntė studijuoti į užsienį, tada man teko pagyventi Aliaskoje ir va tie formuojantys metai mano buvo, labai tarp įvairių kultūrų, mano draugai yra iš viso pasaulio ir tiesiog taip sukrito, kad man būtų sunku įsivaizduoti, su lietuviu, atrodo, aš nežinau, ką su juo šnekėti. Tiesiog nežinau kodėl, bet va taip yra ir tiesiog, aš sakau, aš tokia skiesta lietuvė. Aš dabar pasakysiu, kaip tu dar nesutikai savo tinkamo lietuvio. Kaip ten lietuvio. Šiaip gal esi ir sutikus, ką nors, bet nesutikus tinkamo lietuvio. Čia bus kaip Monika Liu, kur jinai prisišnekėjo, kur sakė, man geriausi lietuviai vyrai, tokie zanūdus, sako, aš noriu Antano. Ir susirado Antaną. Kuo baigėsi? Va. Nemes kelio dėl Antano. Irgi studijavus visur užsienį. Tai čia mano tiesiog patologija kažkokia, matyti kažkokia tai genetinė klaida. Sindromas toks, nukreipimas. Tai žinai, Jėzau, ar normali moteris tokiom nesąmonėm užsimtų, ne? Aš suprantu, kad aš tokia. Tai dėl to, bet aš lietuvių vyrų dėmesio gaunu tiesiog įbirais, nes tik tokas ir visa kita. Tu gali palyginti tada būtent gyvas pavyzdys, kaip lietuviai vyrai mergina ir kaip užsieniečiai mergina. Kažkokie tokie, nežinau, didžiausi skirtumai. Ir galbūt vienų ir kitų pliusai ir minusai. Gal ir tie mūsų lietuviai visai moka kaip nors jau ten fainai, ką nors pasakyti, padaryti. Tai aš patirtis tik iš klienčių, galiu ir iš draugų papasakoti, ar ne. Tai tikrai lietuviui nelygų yra visokiausių, bet ką dažnai girdžiu, kad galbūt jie tokie uždaresni, galbūt bijo tą pirmą žingsnį žengti, galbūt bijo, kažkaip atsiverti, bet kažin kokio, aš nepriskirčiau, kaip sakant, tautai, galbūt temperamentai skiriasi, bet jeigu jau žmogus ten kažkokias daro nesąmonės, tai visiškai nesvarbu, ar jisai lietuvis, ar jisai iš kitos šalies, tik tai tų nesąmonių diapazonas skiriasi. Jeigu jisai yra koksai pietietis su daugiau dramos, tai jo ten tos nesąmonės bus labiau dramatiškos, lietuvis gal bus toksai truputį. Bet ar Džordžas, ar Jurgis bus vis tiek priklausys nuo to, koks yra žmogus. Tai gerai, bet ar įmanoma vis dėlto taip apibendrinant, matyti kažką tokio, nežinau, tam tikrus bruožus, kaip. Nes mesgi tokių stereotipų prisirinkę. Tai lietuviai, tai žiūrėk, nemoka išspaus komplimento, jie ten to kažko nepadaro, 3, 10, o tai bet elektrą moka išvedžiot geri vyrai, viską moka. Žinai, mūsų tėvų karta, ir viską moka ir mašinos taisyti. Tai čia irgi toksai, kaip sakyt, paradoksas, dabartinės mergaitės užaugo galbūt su tokiais tėvais, kur žodžio nepasakė, bet visada ten mašina sutaisyta, remontas padarytas. Kam ko reikia, ar ne? Kada prasideda bėdos, kai atsiranda iškreipti jau tokie lūkesčiai, kad vyras bus ir baisiai nagingas, ir turtingas, ir verslininkas, ir emociškai brandus, ir jautrus, žodžiu, toksai kaip Frankensteinas.
smulkmenas, ar ne, sulipintas toks tobulas, nu taip nebūna, kaip aš sakau, nu nesitikėkit, kad tas milijardierius verslininkas sėdės ir klausys apie tavo draugių ten pasimatymų istorijas ir sakys, tai kaip Linai darbe, kažin, nu jis neturi tam laiko, jam tikriausiai reikia moters, kuri jam netrukdys, kuri, ta prasme, bus tik tiek, kiek jam reikia, kad jinai būtų ir jinai, nu kaip sakyti, nebus už jį ryškesnė, nu tai čia nemokamų pietų nebūna, ar ne, nu nebus taip, kad abudu, žodžiu, jau ten kažkokia. Gerai, tai dabar žiūrėk, keliauja moteris pasimatymą, nu tai pasijuokiam apie tą aprangą, nu duodam tokią atmintinę? Nu duodam, nu tokią, nu šiek tiek nuraminimą, tokį pastiprinimą, kad dėl tų drabužių, aišku, smagu yra apsirengti ir galbūt pasipuošti, nes ir pačiai bus maloniau, bet nereikia turbūt nusipirkti viso naujo garderobo Aš pirmą atmintinės dalį galiu iškart pasakyti. Pranešti visiems, kur būsi. Ir dega nuryt. Find my, visiems nusiųsti savo nuorodą. Čia pirmas. Juokas juokais, bet šiaip labai svarbus saugumas. Nu, bet čia, vat, matai, mums tai jau instaliuota į smegenis, kaip sakyt, merginos, taigi, nu, ta baisioji mokykla, ar ne, ten naktį neik, žodžiu, ten raktas rankose, tai čia ta baisioji, bet, nu, tikrai labai gera tema. Aš visada savo klientėms sakau, dozuoti. Pirmas pasimatymas, kava mieste dienos metu neilgiau valandą, viskas. Kodėl? Ypač jeigu žmogus, na, turi, nu, bent jau iš mano klientūros, tai dauguma vis tiek ateina pas mane dėl to nesaugaus prieraišumo, dėl to, nu, jausmo, kad nesu pakankamai geras. Kas nutinka, jeigu žmogus iš karto ten įkrenta į pasimatymą, kuris ten tęsiasi, paskui ten 3 dienas ir taip toliau, atsiranda, nu, netikras intymumas. Mes labai greitai su visiškai nepažįstamu žmogum priartėjam, viskas intensyvu ir jeigu dar abudu ten panašių traumų turim, ojojoj, tai vadinama chemija. Bet tai iš tikrųjų yra, nu, traumų aktyvacija ir jokia ten ne chemija, ar ne? Tai aš tai sakau, nu, sukurkit savo sąlygas laimėti, žinot, kad jūsų Achilo kulnas yra va tas greit įkritimas su kažkokiais donžuanais. Nu, tai... Su žadintuvui pasimatymą valandą. Taip, tai sakau, nu, tai čia sena mūsų laikų klasika, nu, tai paprašy, kad draugė po valandos paskambintų. Nu, jeigu pati. Taip, sugalvok. Nu, duok savo, kaip ten sako, jeigu norite sportuoti, prie lovos pasidėk kedus, ar ne? Nu, sukurk savo sąlygas, nu, nebus taip, kad viskas, noriu deitinti sąmoningai, bet eisiu į pasimatymus su visokiais žaidėjais, kurie mane atrašo ir galbūt turi paną, nu ir kažkaip va taip nušvisiu, nu nebus. O apie tokį saugumą ne tik va tokį kaip ir emocinį, kur gali savo rezervą susikurti, bet ir net apie fizinį, ar ne? Nu, tu nežinai, su kuo tu susidėsi. Taip. Tai vėlgi, kaip tu sakai, kava mieste, valanda, pirmas puikus. Jeigu, ar merginos nebūna taip, ir moteris išsigąsta, kad nu taip, bet tai, taip trumpai, nepažinsiu, su kažkuo kitu susipažins, ilgiau pabus, prarasiu. Tai tau jo reikia? Tai ar tada tai yra taip labai vertinga, ar ne? Ar tau reikia vyro, kuris, nu, plus, pirmiausia, tai viskas yra normalu deitinti, ar ne? Kad jis su tavim nuėjo valandą, tai nereiškia, kad jau čia reikia vestuvinę suknelę matuotis. Tikrai. Jo, deitinimas tam ir yra, nu, tu galbūt irgi, aš sakau, tai eikit ir jūs į tuos pasimatymus, ne su vienu. Sau pasilik irgi tą tokią galimybę, ar ne? Taip, nes, nu, jeigu tu vienu metu bendrausi ten su 3 ar 4 vyrais, nu ir nueisi ten su tais 3 ar 4 vyrais po tą valandą kavos, nu tai tau nei vienas jų netaps tuo vieninteliu, nes čia ir yra bėda, kai tu nueini į pasimatymą, esi emociškai išsibadavus, ten jau jisai pasirodo aukštas, gražus, protingas, myli vaikus, šuniukus ir kalba su mama, o tu Dieve mano, jau čia vienas vienintelis ir daugiau tokio nebus, tai dėl to aš jau turiu jį įsikabint, o ir nepaleist. Tai ne, nu kaip sakyt, santykiam reikia oro, kaip ir ugniai, ar ne? Nu, ta prasme, nedegs laužas, jeigu nebus oro. Tai tas atsitraukimas, ta pauzė irgi yra savotiškas testas. Ar vyras, nu, susidomėjo tavimi, ar jis, nu, kaip sakys, rodys iniciatyvą, nes jeigu nuo pirmo susipažinimo tu jau ten prikipsi, nu, tai jam nebus kur atsitraukti. Kaip jis įkvėpti oro. Taip. Spark Flare – tai nedidelis lietuviškas verslas, kuriantis vienetinius, ypatingą šilumą savyje talpinančius porceliano gaminius, dekoruotus tikru auksu. Kiekvienas dirbtuvėse gimęs darbas yra unikalus, į jį įdėta dalelė kūrėjos širdies ir meilė grožiui. Spark Flare kuria porcelianinius puodelius, šeimos židinius, aksesuarus, o taip pat kviečia į dirbtuves švęsti gimtadienius, mergvakarius ir kitas progas. Artėjant mamos dienai, rankų darbo porceliano puodelis gali tapti elegantišką ir širdį sušildančią dovaną. O žiūrėk, o red flagai per pasimatymus irgi svarbu, žinai, kad ne... Bet, o ar svarbu, pavyzdžiui, iš tikrųjų, juokas juokais, bet
kai tu ateini, vat, galbūt viso garderobo ir nenusipirkusi, kaip sakom, neišeik iš proto, galbūt į kitką koncentruokis, bet jeigu ateini ir prie save pamatai, nu visiškai tokį, kurią matosi, kad, dar neaišku, kelintos dienos marškinėliai, sakai, panagės juodos, nu toks, ta prasme. Tai kaip jisai papuolė į pasimatymus? Tai arba tu visiškai... Iš darbo dirba kokiu santechniku arba automechaniku. Tai būtų visai gerai. Pakeliui važiuodamas. Paklaust, ką tu dirbi ir taip toliau. Ir koks jo požiūris vis tiek gaunasi. Aš nesakyčiau, kad tai yra jau kažkoks ekstra red flagas, tikrai galbūt, žmogus 20 metų gal nebuvęs pasimatyme, toks visiškai iškritęs iš rinkos ir tikrai niekas jo nepaprotino, kad reikia tos marškinius išsilyginti, bet gal gerai. Mes nepamirškim, kad mes kalbam, ne apie 18-19 pasimatymus. Gal čia irgi, vyras išsiskyręs, nebuvęs pasimatymas. Gerai, bet nieks, ta prasme, išsiskyrus, nieks neužsuko karšto vandens ir neišjungė skalbimo mašinos. Tai tau su juo nereikia būti. Tai va čia tik tiek. Tai aš galvoju, ar čia gali būti irgi toks normalus, ta prasme, red flagas. Atėjo moteris, ar jai būtinai reikia save įtikinėti, kad, bet gal jis toks fantastiškai, gerai, aš tą smarvę kažkaip tai sulaikysiu kavą begerdama, bet gal būtent klodai vidiniai ir aš juos praleisiu. Tai gal irgi galima turėti tą laisvę, man triggeris, jeigu žmogus atėjo nenusiprausęs, panagėm kažkokiom ir dar kažko. Taigi, laisvoj šaly gyvenam, kas ką nori, tas tą darykit. Aš tai kaip tik siūlyčiau taip, kaip tik aktyviai ieškokit, ar ne, kodėl tai nėra. Radarus visus susijungti. Taip, nes aš red flagų, tai sakyčiau tuos dalykus, kurie dažnai yra pražiūrimi, nes jeigu red flagas būtų toks akivaizdus kaip tos panagės, tai čia nei viena man nerašytų 3 nakties gavus baisę žinutę. Taip. Sąrašą red flagų surašai. Yra, jeigu vyras ekstra yra charizmatiškas, ten, jau viską, tai reiškia, čia ne pirmas jo rodeo, ar ne, ir jis jau atkalęs tą programą atmintinai žino. Taip, ir dažnai tokie vyrai turi tą vadinamą vengiantį tipą prieraišumo, jie labai bijo įsipareigoti, dėl visokių vaikystės traumų, jiem ten įsipareigojimas kvepia praradimų, kontrolės ir taip toliau. Jie labai neilgai užsibūna kažkokiam santykiui ir jie nuolat grįžta į programėlės, jų labai daug, nes jie, kaip sakyti, ten mėnesį 2 gali pasitampyti, bet jie vėl grįžta į programėlės, tai jie tą pirmą pasimatymą atkalę iki tobulumo ir moka sužavėti, nes jiem ta santykių pradžia tai yra jų komforto zona, jie paims, jie medžios, jiem faina. O po to prasidės netikėtumai, nepatogumai. O tada bus palauk, čia man viskas per intensyvų, nors jis buvo tas, kuris per pirmą pasimatymą sakė, žinai, aš žiūriu į tave ir galvoju, taip norėčiau turėti tokią dukrą kaip tavo akim. Ten vis išsilygo kaip sviestas. Tai šiaip tai moteris, kurie ateitų emociškai stiprus, čia nėra normalu, ar net kalbėti apie dukrą. Taip, bet jeigu tu esi tokia, kur badas, tai taip, taigi filmai rodė, kad jau kai mane pamatys, tai viskas jau ten ir draugiams skambina. Klausykit, jūs man leistumėt padaryti tokį intarpėlį. Žinoma. Pažaisti žaidimuką. Šitą tai žaidimų mėgėja. Aš taip, labai trumpa. Nenustok žaisti, fantazijos LT galėtų tave samdyti, žinok. Taip, dabar įsivaizduokit. Žaidžia. Dabar abi įsivaizduokit, kad turite intensyvų, bet trumpą bendravimą per Tinderį, žodžiu, susirašinėjate žinutėmis, nežinau, savaitę. Tarkim, bet tai pakankamai intensyviai, nežinau, čia trumpai ir ilgai. Paprastai, čia jau ilgai. Tiesiog man labai sunku vertinti, nes aš visai iš kitos pusės. Gerai, nes man čia jau red flagas. O tu galvoji, aš ne iš kitos, aš nesu ten buvus, tai dabar žaisk viskas, taisyklės vienos. 3 dienos, labai intensyvus bendravimas su 2 vyrais ir reikia nuspręsti, su kuriuo iš jų eisite jau į gyvą pasimatymą. Ir aš jums dabar charakteristikas vieno ir kito, aš beje žiūrovam parodysiu abu, kad žinotų, iš ko jūs renkatės. Pirmas vyras. Šrekas. Ir išskirtinai išsilavinęs, domisi menu, muzika, literatūra, kalbomis. Tai tu čia realius asmenis mums apibūdini, taip, tik mes nežinom, kas jie tokie. Tu neklausinėk, tiesiog pasakyk, ką rinkis. Pasiduodu, žodžiu, inteligentas. Taip, domisi menų, muzika, literatūra, kalbomis. Pokalbis niekad nebūna paviršutiniškas. Jis ir apie operą jis pakalbins, ir apie renesanso tapybą, apie filosofiją, psichologiją nusimano. Labai pasižymi nepriekaištingų etiketų, mandagus, ramus, moka klausyti tavęs. Žodžiu, spinduliuoja ramybę, tokia savikontrolė. Bet turi savo tokius standartus,
žmogus ir savotišką pasaulio suvokimą. Pirmas variantas. Antras, pasyvus, vengiantis imti veiksmų. Žodžiu, jeigu kažkokia matosi jau tema, kažkas jau kažkoks konfliktėlis kiltų, nesutarimas, žodžiu, atsitraukia ir, žodžiu, laukia, kuo kažkaip nurimtų viskas. Matosi, kad nepasitikinti savim, nuolat abejoja savo vertę iš to, ką šneka, matosi, nuolat save nuvertina, visi išlenda jo nesaugumas, vengia tiesiogiai kalbėti apie kažkokias problemas, nusuka kalbą, jeigu kažką bandai pasakyti. Matosi, kad toks išsiblaškęs, jam sunku pasirinkti ir apsispręsti ir per daug prisitaikantis. Labai stengiasi būti malonus ir patikti, su kuriuo einate į pasimatymą. Bet vieną kartą tik tai nueiti reikia. Taip. Tai aš nueisiu, žinok, paklausyti, kaip paskaitos apie Renesansą. Aš užsipildysiu spragas. Gal meno istorijos kažko nežinau, tai pasiklausinėsiu. Kur parodos dabar geros vyksta, kam dabar googlinti? Toks gyvas Google'as, žinai. O ten kankinti su tuo, kur ten purtosi, kratos ir baisiai nepasitikė ir ten, tai ne, aš nesu socialinė darbuotoja, tai aš gal ne. Gerai. Bet tik vieną kartą. Taip, tik vieną kartą. Aš neprašau žentis. Kaip paskaitą nueiti, nemokamą paskaitą. Lektoriaus nereikės samdyti, jis ten papasakotų. Tai žodžiu, jūs nuėjote į pasimatymą. Su šakute ir peiliu valgyti išmokytų. Jūs nuėjote į pasimatymą su Hannibalu lektoriu, o atsisakėte įti pasimatymą su Williamu iš Notting Hillo. Kas yra Williamas iš Notting Hillo? Tas bibliotininkas. Notting Hillas, filmas. Hugh Grantas tas? Taip. Bet ką aš norėjau pasakyti, iš kur aš norėjau jis išvesti ir va, tu gal ir savo patirties pasakysi, ir iš savo klienčių patirties, kad turbūt, kad yra, kad vyrai labai moka sudaryti tokį gerą įspūdį žinutėmis ir pokalbio metu, labai teisinga, o tada nuėjus tu pamatai, kad čia visai kitas žmogus prieš mane sėdi. Nereikia savaitę murkdytis tose žinutėse. Šiandien gal taip griežčiau šneku, bet man tiesiog labai norisi truputį papurtyti, taip metaforiškai tas moteris, nėra ko savaitę ten murkdyti žinutėse, nes atsiranda tas netikras intensyvumas, nes tave nuolat šeria dopaminu. Ir tas žmogus, tu jo nežinai, jisai yra, kaip sakyti, avataras, tik nuotrauka programėlė, kartais net būna ne savo nuotrauką susidės, o tu jau susikūrei kažkokį, tai jeigu yra ten savaitę laiko, labas rytas, gražuolė, labas vakaras, ką valgiai pietum. Pasiilgau. Taip. Nesimačius ne karto. Taip, ten, kaip sakyti, jeigu moteris tokia tikrai, ir jautresnė, ir turinti ten to visokio emocinių traumų, tai jinai ten prilips ir ten jau jai bus realu ir tikra, ir jeigu jisai vieną dieną dings, arba ten, nežinau, į tą pasimatymą taip niekad ir nepakvies, kas irgi esu girdėjusi istorijų, kur tiesiog tokių susirašinėjimų nori ir visa kita. Tai, aš tai sakau, kuo greičiau išsiaiškini tą basic informaciją, kuri jau ten užtektų tau būti smalsiai, eiti į tą pasimatymą ir viskas. Išsiaiškinsi per pasimatymą, ten jau renesansas. Ir, žodžiu, netesi tenais pokalbį, nesimurkdai, nes yra tokių, kurie sugeba labai kurti įvaizdį tik tais tol, kol jis yra online. O ką į savaitę veikia, tavęs nekviečia į pasimatymą? Tai yra red flagas, ar ne? Kad jeigu iš tikrųjų yra normali kažkokia intencija pasimatyti ir pažinti žmogų, nebūtinai pratęsant jau kažkokius ryšius, bet tik suvokimui, eikit gyvai, grįžtam prie klasikos. Truputį susirašinėjot, gyvai susirašinėjot į normalų pasimatymą. Appsas yra vienas iš įrankių ir moterys dabar masiškai, ne tik moterys, bet ir vyrai užsienį eina iš appsų, visi ten tie Tinderio akcininkai dreba, nes praranda vartotojus ir tikrai atsiranda daugybė alternatyvų, visokie bėgimo klubai ar ne, tada ten tos visokios aklos vakarienės, kur irgi ten toks appsas yra, kur sukviečia tiesiog random, pagal tam tikrus žmonės į kompaniją ir aš irgi savo, pavyzdžiui, klientams sakau, ne kiekviena pažintis turi baigtis vestuvėm, bet tarkim, jeigu tu šitam bėgimo klube susipažinsi su kita mergina, kuri turi brolį, bendradarbį, o gal lanko kokį fainą būrelį, gal yra kažkokios bendruomenės dalis, mes žiauriai suvienišėjom, mes nebeturim savo kaimo, mes nebeturim savo genties, mes ieškom to vieno tobulo, kuris būtų ir partneris, ir meilužis, ir psichologas, ir ten įkvėpėjas, nebus tokio. Anksčiau, taigi ką, vyro buvo kokia paskirtis? Tave ten apginti nuo tų žvėrių ir apvaikuoti. Mamutą parnešti. Taip. O jeigu tas vyras užkniso, tai eini pas kaimynką ir kaiminkos vyras užkniso ir jūs du abi apšnekat, grįžtat namo. Netoks baisus tas vyras jau. Nes mes turėjom tą savo kaimą, o dabar ar ne, sėdim namie, grįžta tas jau vyras iš darbo ir jau tu jau ten tikiesi, kad jau jis tave išklausys, o jis pats nusivaręs nuo kojų ir blogai. Neturėti draugų blogai, neturėti hobių blogai, tai dėl to. Man žinai, kas labai patiko, ką tu pasakei, iš tikrųjų, kad mes visą laiką norim viską sukontroliuoti ir net nusprendžiam į priekį, pavyzdžiui. Ko eiti į
sporto klubą, ar į ten kažkokį moterų ratelį, ar ten, kad ir skaitytojų. Vien bobos. Nesgi bobos vien, vyrųgi nerasiu. O čia vat kaip tu pasakai, kaip sako, Dievas veikia nežinomais keliais. Taip. Gal kažkas turi ten sūnų, dukrą, gal kažkas, ta prasme, Bet kaip tu sakai. kad šitaip atsipalaiduotum, reikia pradirbti. Nes jeigu tai eini iš to minuso, tai tu eini gatvėje alkana ir galvoji, ar žiūri į mane, ar mato. Kiek man merginų pasako, sako, Dieve, penktadienio vakaras katorgas sėdi klube su tom blakstienom, nu ir laukia, ar ten kažkas tave pakalbina. Čia kaip mokykla šokiuose, Taip, diskotekose. taip. Prie sienos. Realiai mes įpratusios nuo vaikystės sėdėti kita, kai tau yra ten 14 Nu, ir taip, tau taip. smagu, adrenalinas, dopaminas, o kai tau vat plus 30, plus 40, gal ir plus 50 ir tu sakai, nu kur eiti, nu tai nu į barą, nes tengi bus vyrų. Bet tai, ar tu nori žmogaus, kuris barą renkasi, tai nepagalvoja, čia dažniausiai moteris, kad jos gali rinktis. Tu gali rinktis tą žmogų, kokį tu nori. Ir jeigu tavo hobiai yra lipti į kalnus, vedžiot šunis, savanoriaut, nu tai ką tu ten tam bare veiki, tai eik ten į savanoriauti kažkokią gyvūnų prieglaudėlę, eik ten jogos, vyksta ten vasarą tas garsusis sąmoningumo festivalis, ar ne, kur irgi suvažiuoja tūkstančiai žmonių. Yra tų vyrų, kad pradėtum juos matyti, turi juos pradėti matyti. Aš savo klientėms duodu tokią užduotį. Einat į parką ir registruojat laimingai atrodančius tėčius, stumenčius vežimėlį, ne tuos, kur ten nusibaudė ir telefonę skrolina ir nemato, kad vaikas batą pamatė. Arba rūko prie vaiko. Taip. Tai matykit tėčius, matykit tuos santykius. Jeigu kokia draugė susirado berną, tai raskit savyje ne, oi, kaip šita pabaisa, durni, o pasidžiaukit už ją, nes mes kuriam savo realybę. Jeigu pasakysi, negalvok apie ružavą dramblį, galvosim apie ružavą dramblį, ar ne? Tai jeigu aš kasdien atsigaliu ir galvoju, visi vyrai kiaulės, visi manipuliatoriai, visi žaidėjai, tai kur aš jį rasiu? Mano jau uždėtas filtras, jau blokas, o jeigu aš gyvenu įdomų gyvenimą, save pripildau, turiu veiklų, negalvoju, kad mano laikrodis tiksi, o Dieve, man jau čia per vėlu, o tiesiog gyvenu. Ne veltui psichologai dažnai duoda tokį pratimą, kad o jeigu tau šiandien pasakytų, kad nebus santykių. Tiesiog, tokia lemtis, nebus santykių, kaip gyventum. Sau, pradėtum normaliai gyventi savo, ar ne? Nes kaip tai? Ai, laikas. O tai apie ką gyvenimas, jeigu tas net neteistas princas ar ta princesė. Bet tik tada, kai turėsi tą sveiką santykį su savim, tos čakros ir atsiveria. O moteris vienas dalykas, kai jos, eina į pirmuosius pasimatymus, pavyzdžiui, dar neturėjusios rimtų santykių, nesvarbu nuo amžiaus, tai galbūt ir iki 30 gali neturėti rimtų santykių, ar ten ir tos pačios santokos. Ir tos, kurios yra, pavyzdžiui, po nutrūkusių, ilgų, sunkių, skaudžių santykių, galbūt ir tos pačios santokos. Tai vėlgi, kaip tu pastebi, kurioms lengviau, sunkiau, nežinau, ar jos vis tiek išgyvena kažkokius panašius jausmus ir panašias baimės ieškant. Kaip sakyt, jausmų spalva panaši, bet ir tuo pačiu skirtinga, nes jeigu žmogus, tarkim, niekad nėra turėjęs santykių, tada jisai dažnai galvoja, tai kas su manim blogai, ar ne, tai kodėl, kas aš brokuotas, o jeigu turėjo santykių sudėtingus, kurie iširo, tai tada irgi galvoja, lemba, čia gal buvo geriausia, ką galėjau turėti, ar ne, ir gal man nelemta, bet visai nesvarbu, kokia jūsų praeitis, kad ir 5 kartus išsiskyrus, ar ne, jeigu ten padirbam su tais dalykais, taigi įmanoma, ir dabar yra net tas terminas grey divorce, ne, kur vis daugiau, ką tai reiškia? Grey divorces, kaip žilos skyrybos. Grey, taip. Vis daugiau seniorų amžiaus žmonių renkasi nutraukti santuokas, net užauginus vaikus, anūkus, nes pabunda ir supranta, kad prisiklauso tokių moteriškių kaip aš, ar ne? Čia tikras atvejis, ne viena klientė man yra, aš sakau, žinai, kol tavo rilsų nepažiūrėjau, negalvoju, kad bloga mano santuoka. bet tas dėdas manęs klausimo 20 metų nėra paklausęs kažkaip. Tokia situacija, kad moteris gyveno daug metų santuokoje, bet pamatė kažkokį rilsą ir suprato, kad vyras jos 20 metų neklausė klausimo santuokoje ir jie tada, gal čia ne tas žmogus. Nes mes turim tokį mūsų kultūrai, iš tokios kultūros gilios atėjusią anekdotą gal ir girdėjote, bet kaip tu sakai, kad išsiskiria vis dėlto, ar ne, grey divorce, kad jau, žodžiu, žmonės subrendė, pražylė, gyvenimus pasistatė ir nusprendžia, nepakeliui mums. Tai kaip kur tie du seneliai, kur ateina skirtis po 90 ten kelis metus ir sako, ten jau tas teisėjas ar kas skiria, sako, Dieve, tai ko jūs tiek laiko gyveno, tai kas, jau kodėl dabar?
Nu, sako, laukiam, kol vaikai numirs, nenorėjom jų skaudinti. Tai, žinai, Teisingai. nu, tai čia, kad nebūtų taip, jau gal kaip nors, ne? Taip, jo, tas gyvenimas dėl vaikų, kuris irgi yra, nu. Toks irgi palikimas toks kultūrinis. Ir vaikai mes tada nežinom. sako, būkit geri, skirkitės, Dieve mano. Arba sako, ačiū Dievui, kad tai įvyko, ar ne vėl tas pats kažkur Rilsas Mimsas vaikščiojo irgi apie tai, kad ir slavų kraštai, bet mes galim save turbūt irgi priskaičiuoti prie jų, kad yra du dalykai, kad dvi blogybės, žodžiu, vaikai traumom tokiom užauga, kad tėtis paliko, Arba B, nepaliko. kad tėtis nepaliko, jo, tai čia, nu, žiauru, bet daug tame yra ir Baisu, jo, tiesos. ir, nu, kaip sakyta, kolektyvinė trauma. Aš irgi dirbu, nu, mano tas pagrindas tai yra 30 plus, nu, tarkim, iki 50, ar ne, kažkas tokio, aišku, truputį yra ir kraštus. Tai atrodo vienam kieme augia, atrodo, nu, kaip sakyti, ir tie tėvai, ir nepakankamai geras, ir nemažai alkoholio, ar ne, šeimoje buvę ten chaoso, muštynių, nu, tai viskas palieka, kaip sakyti, žymę ir tada tai, kas kvepia namais, aš to ir ieškau. Ir jeigu aš pažįstu chaosą, dramas, mušą, kitą dieną myli, tai mano nervinė sistema galvoja, kad pažįstama reiškia saugu, o sveikas, adekvatus vyras, tas Hugh Grantas, atrodys kaip ateivis, nenormalus, ką čia jis slepia, jis nuoboda, ar ne? Ir dėl to reikia pradirbti, kad nustotų tie chaosai traukti. O klausyk, tu sakai, nu tai čia ir vis tiek ir su tokia patirtim deitinant, ir su tokia eikit, deitinkit, bet aš, pavyzdžiui, susimastau, nu, reiktų man dabar, nu, nenorėčiau, kad reiktų, bet, nu, gyvenimas patikė kartais siurprizų, visko būna, reiktų, man dabar eiti deitinti. Ir aš galvoju, nu, aš neišsirinkčiau, žinok, turbūt, aš ačiū Dievui, kad tenais dauguma vis tik tais ten tų santykių prasideda jaunystėje, kai tu tenais esi žalės ir neturi patirties, neturi nusivylimų ir taip toliau, nes tada tu tiesiog užsimerki ir nematai ten tų vadinamų red flagų, na dabar, aišku, merginos ten Instagram prisižiūri, lyg bando ieškoti, bet jos nepamato tų tikrų, nes jos neturi tos patirties, iki tokių elementarių dalykų, aš, pavyzdžiui, kažkada susimaščiau, bet čia ne tik tais kalba apie mano vyrą, čia ir kalba apie mane, aš tik tai, žinau, kažkada tai supratau, kad aš žiūriu į vyro tėvus ir aš matau juos jame, aš žiūriu į save ir aš matau savo tėvus savyje ir kad tu, pavyzdžiui, jaunas, tu net nesusimastytum, kad, pavyzdžiui, jeigu tu pamatęs ten antros tos jau su ko deitini tėvus, tu jau gali matyti, kad, ta prasme, gal dabar viskas yra okei, gal jis šiandien moka kažkaip tai save pateikti, bet čia jau problema kažkada išlys, aš čia nekalbu apie savo atvejį. Tai aš ką noriu pasakyti, kad kaip, nu aš įsivaizduoju, kaip reiktų dabar paimti, išeiti ir išsirinkti kažką, kai tu jau matei tiek daug, supranti tiek daug ir tu jau matai, čia bus blogai, čia. Ta prasme, jeigu mes deitinimas 40+, ne? Taip, kaip išsirinkti, na, ta prasme, kai tu nebesi naivus ir jau tu supranti dalykus. Nu, tai pirmiausia, iš vis pagalvoti, ar aš noriu tų santykių, nes, nu, jeigu eini vien tam, kad reikia, nu, tai... Ne, nu, jeigu biški nori, ar nesmalsu. Nu, tai irgi turi pirmiausia išsigryninti, kokio tu to santykio nori, kaip nori santykyje jaustis, ar ne, ar nori jaustis saugiai, ramiai, ar santykiai turi būti tavo nuramybės uostas, ar kaip tik kažkoks stimulas ir taip toliau, ir pagal tai renkiesi, ir, nu, tobulų nėra. Tai ir čia irgi, žinai, jau būtų mano klientė, tai aš jau iš karto klausčiau. Trišiukas, tegu pabūna bandomasis. Aš jau iš karto klausčiau, o ką reiškia ta tokia absoliuti kontrolė ir noras išsirinkti, išsifiltruoti? Ne, čia atvirkščiai, aš netgi, ką suprantu, kad, nu, jeigu reiktų išeiti deitimą, aš suprantu, kad turėtum užsimerkti ties labai labai daug dalykų. Todėl, kad kai jauna rinkausi savo vyrą, su kuriuo, ką tik atšventėm, 19 santuokos metų. Papasakosi, kaip šventėm netrukus. Taip, šventėm taip, kad, žodžiu, sėdim tuneliniai plovyklų automobilių. Kažką šnekam, brausinu telefonus, ateina žinutės, gaunu sveikinimą. Ne nuo savo sutuoktinio, gaunu sveikinimą, sveikinu su vestuvių metinėm, mano mamos mano. Atsisuku į vyrą, sakau, nu, tai su vestuvių metinėm. Jis man, nu jo, buvo tokia proga. Tai va, mes tokie esam romantikai po 19 metų. Aš jau matau filmo sceną, tunelinė valykla, šitą vanduo, šepečiai pritemę, jūs viens kitą prisimenat. Labai romantiška. Taip, bet, pavyzdžiui, kokie 18 jau sakytų, pasižiūrėk, čia kažkokia proga, man tenais, nu, aišku, 18 kitaip ir buvo, nu, mes susipažinom ne 18, bet, žodžiu, jaunystė ten biškai kitaip ir buvo, bet mes niekados nebuvom tokie labai romantiški ir aš įsivaizduoju, jau jaunai kokiai tai jau būtų, nu va, supranti, taip, bet, žodžiu, čia biškai dabar apsukau, bet ką aš norėjau pasakyti, kad
aš dabar kaip tik suprantu, kad tu eidama į santykį vyresnėme amžiuje, tu iš karto tiesiog supranti, aš taip suprasčiau, kad jeigu aš noriu apskritai kažką susirasti, aš turėsiu į kažką užsimerkti, nes aš jauna iš vis to net nemačiau ir nesupratau, o dabar aš matau, suprantu ir aš suprantu, kad idealiau nėra ir tada galvočiau, o į ką užsimerkti, o kas esminį ir aš visiškai kažką įmanoma rasti. Nepabandęs nesužinosi, nes ir kitam žmogui į tavo dalykus reikės, taip sakant, užsimerkti, ar ne, ir pasižiūrėti. Kaip aš sakau, santykiai nėra, kaip sakyti, gyvenimo tikslas ir prasmė. Santykiai yra pilno gyvenimo fainas priedas. Susitinka du pilni žmonės, susineša ir žiūri, koks balius iš to išeis, ar ne, nes jeigu susitinki, ieškai kažko, kas tave pripildys, arba kas tave išspręs, arba kad jau tik nebūtų kaip eksas, jau čia ne tas motyvas. Tai dėl to, jeigu taip nutiktų gyvenime, kad reikėtų, nežinau, ten vyresniam amžiui ieškoti santykių, tai pirmiausia su savim pakalbėti, ar aš jau noriu iš vis, ar tiesiog draugė spaudžia ir sako, kaip tu čia dabar Tinderio neprasisiūsi ir neįsiu, ar nepasiganyk tiek metų gavus ten katorgos ir taip toliau. Ar tu nori partnerystės ir kokios, kaip ir sakiau, ar į kalnus su tuo žmogum kopti, ar tūsinti per naktis, irgi renkiesi, o tas užsimerkti, tai vėl, kaip sakant. Bet kitu atveju tu gali ir nieko nesusirasti. Nes tu per gerai žinai, kad čia gali būti blogai, čia gali būti blogai. Kiek daug tu tokių matai atvejų? Nes aš, pavyzdžiui, pažįstu 40 plus moterų, kurios galbūt net niekada gyvenime neturėjusios tokių tikrai ilgalaikių santykių. Nebūtinai santuokoje, bet tokių tikrai, bent mažiausiai, bent 5-6 metus, kad kūrusi kartu gyvenimą, bendruose namuose gyvenusi. Ar yra, kad gali būti 40 plus vis dar be tokios patirties? Tai aišku, nes jeigu tu kartoji tą pačią istoriją jau ten 30 metų, tai tu realiai esi kaip išalęs ledė, nesvarbu, kad tavo amžius bėga, pasas keičiasi, bet tu kartoji tą pačią programą, kurią atsinešė iš vaikystės. Jeigu tu vis ieškai, perkeltinę prasme, mamytės, kuriai pagaliau būsi pakankamai geras, tai nesvarbu, kiek tau metų tu nepatobulėjai. Tu tiesiog tą patį pragroji, tą pačią juostelę prasuki, tai niekas nesikeičia, failas tai tas pats. Tai tu gali tuos partnerius ten keis nors ir 100, bet progreso joko nebus. Aš net ir žmonėms sakau, aš klausau jų istorijų, sakau, kaip įdomu. Tiek daug žmonių, bet lyg tas pats žmogus tik vis kitam kūne, nes iš tikrųjų kaip taip išsigrynini iki jau tų beisikų, tai taip ir įvyksta. Tai kad kažkas keistųsi, turi kažkas keistis. Pirmiausiai turi išsiaiškinti, kodėl, kas kartojosi ir kaip tai pakeis. Nes jeigu kažkas kartojasi, tai yra tau paternas, reiškia, tau tai yra labai pažįstama ir tu laikais įsikibęs, nes tik tokį santykių scenarijų žinai. Mūsų aptarta Kerė subėgo, ar ne? Kerė žinojo vienintelį scenarijų. Aukštas, gražus, aš jį gaudau. Tokia santykių kaina, kad manęs nesirenka iki galo, aš vis turiu stengtis. Tai dėl to tie kiti vyrai jai buvo ir nuobodus, ir kažkokie atstumentys, nes kol nepradirbi, ir jinai ir nepradirbo, ir liko su tuo savo bėgu, tai niekas ir nesikeičia. Tai žinai, būna, kad moteris kaltina, nežinau, likimą, dar kažką, man tai nenuskilo, o kažkam, o iš tikrųjų turi tą veidroduką į save, ar ne atsukti? Jo, tai aš vis sakau, kad labai norėčiau uždrausti tokią frazę, pritraukiu blogus partnerius. Sakom, tai ar jūs magnetas, ar yra kažkoks blogus, tai renkiesi, ar jūs vaipinot, ar jūs į žinutę atrašėt, ar jūs į pasimatymą, kol neprisėmė atsakomybės už savo veiksmus, esi vaiko pozicijoje, kuriam gyvenimas įvyksta. Ups! Iškrito piens iš rankų. Bet čia dabar labai madinga tas pritraukiu, sakyt, aš nežinau, man labai dažnai vis papuola. Taip, nes o kaip sakai, nauja formuluotė, gerai parduodama, ar ką? Ir sėkmę pritraukiu, ir pinigus. Bet ką save programuoja, kad aš esu ne savo gyvenimo šefas, ne savo gyvenimo vadovas. Esu tai, kad mes jau gauname laisvą valią, tiesa, mes esame laisvi žmonės ir mūsų ta atsakomybė yra vis laik koreliuojantis dalykas, tai kur pradžioje pokalbio kalbėjom, nedarai bile ko, bet kaip, bet ir nevengi atsakomybės. Čia žinai apie tos žmonės, kurie vaikšto pas būrėjus ar skaito horoskopus, kodėl jie tai daro? Jie vengia atsakomybės, jie vengia prisimti sprendimą, nes kai kažkas vyksta tavo gyvenime, naudokis laisva valia, kuri tau dovanota yra, o ne eini kažkur, kad tau kortą išmes ir darysiu dabar šitaip, supranti. Labai, labai nepatogu pripažinti, kad suklydau. Žmogus darys viską, kaltins. Kortą pasakė, už tai jinai kalta. Taip, tai čia sakau, jau bajeris, kaip mano mama, ar nebūdavo paauglystė, jeigu gauni gerą pažymį ten iš pianino atsiskaitimo. Mano genai, mano giminė, jeigu nesąmonė, grynas tėvas, tai čia tas pats, ar ne, tai... Kaip krepšinė, jeigu laimi komanda, tai komanda, bet jeigu pralaimi, tai treneris. Taip, tai čia, kaip sakyt, labai, jeigu paina kažkas, tai sakai, aš padariau, bet jeigu nepaina, tai blogą partnerį pritraukia. Tai irgi vien jau šitą formuluotę pakeitus daug kas keičiasi, kai tu pats pradedi prisimti atsakomybę, tai tu patampi ir labiau įgalintas, tu labiau jautiesi, kad
aš šitą sprendimą padariau, tai reiškia ir kitaip galiu. O jeigu aš per gyvenimą plaukiu tik, tai kol mane kažkas pasirengs, kol ką, tai tu ir jautiesi toks bejėgis ir tose esminėse situacijose, nesijauti, kad tu čia dalyvauji lygiom teisėm. Aš žinok, čia susimaščiau, kad jau mes greit būsim japoniškų dalykų ambasadorės atstovės ir mūsų svečiai, tarp kitko. Mes kokybiškus dalykus mėgstam. Taip, ir mūsų svečiai, tarp kitko, ir Gradauskienė, Livija ir Katleris apie Japoniją labai norėjo pakalbėti. Visiems patinka ta Japonija. Kodėl? Nes ten daug kokybės, ir visi labai siekia tos Japonijos, tos estetikos, to išskirtinumo. Svarbiausia, kad būtų patikimi šaltiniai, nes ir toj pačioj Japonijoje visko gali gauti ir rasti, bet mes bendraujam su tais, kuriais galim pasitikėti. Tai primenam apie savo draugus ikigai.lt, kur rasite visas japoniškas arbatas ir ypač išskirtinę arbatą jie turi mačę. Tikrai turbūt viena geriausių yra rinkoje, su kilmės žyma, su visa istorija, su visais sertifikatais ir panašiais dalykais. Taip, nes kadangi paklausa yra labai didžiulė, tai labai daug yra nekokybiško. Taip, yra tiesiog feiko. Ir nesumaišykite, kad jeigu kažkas jums pardavė žalius miltelius ir pavadino mačę, tai dar nieko panašaus. Nes mačia yra visokiausių rūšių, yra kulinarinė, kurią į kepinius deda. Arba būna iš vis ten vos nedažyti milteliai, iš kurių gaunasi gal ir neblogi kokteiliukai, bet jeigu norite tikros mačią ir suprasti, kodėl ji yra tokia vertinama ir kodėl ji yra tokia išskirtinė, tiesiog kreipkitės ikigai.lt ir patogiai viską rasite. O tos amžiaus, pavyzdžiui, tos dekados, vėl tas 30, 40, pavyzdžiui, 50, ar tikrai jau taip yra daug sunkiau susirasti vėliau su vėlesniu amžiumi partnerį, ar čia toks jau nuosprendis? Tai aš turiu ir jaunų žmonių, kurie niekaip. Kuriem nuosprendis jau. Jo, kurie tiesiog niekaip bijo. Čia visiškai, sakau, ne nuo amžiaus priklauso. Jeigu tu, ar tu 20 ar 40 ar 60, būna žmonės ir santokų turi, bet tos santokos irgi panašiai. Tai nuosprendžio jokio nėra. Nuosprendis yra mūsų galvose. Jeigu moteris galvos, kad man 45 ir mano galiojimo laikas baigėsi, jeigu neduok Dieve dar kokį vaiką turiu iš buvusios santokos, tai jeigu tu leisi kitiem tave vertinti pagal tokį nesąmoningą standartą, tai jie tave ir vertins. Tai aš ir klausčiau, ar tu nori absoliučiai visų planetos vyrų dėmesio, kas yra neįmanoma, atsiras tokių, kurie pasakys, kad Angelina Jolie yra pabaisa ar ne. Tai turėsi paleist tą iliuziją, kad visiems patiks, nes ir tu ne visų nori. Tai kai šitą įsisąmonini, tai yra lengviau, bet nelengva, ar ne, pagalvot, kad čia kažką turėsiu, neimto mažą, o gal ten koks pasirodys. Viena tokia moteris irgi, tokios tolimos pažįstamos, bet tokia frazė irgi įstrigo kažkaip, jai turbūt 50 plus dabar galvoju. Ir irgi, ar išsiskyrus, ar kaip ten sakau, kadangi yra tolimas žmogus, tai ir nelabai daug tos informacijos žinau, bet teko tiesiog taip pabendrauti tokiam ratelį ir jinai sako, tai taip, ten susitikinėjai su kažkuo, nežinau, gal net vedusi, ten, žodžiu. Čia gera tema, grįžkim prie jos. Galėsi pasižymėti, taip. Ir po to jinai sako, ir žinai, ką supratau, ne man tiesiogiai, bet kad po tam tikro amžiaus, ten gal 40 plus, ar ten tas 50 plus, vyrai tampa kaip klozetai, arba užimti, arba apdirbti. Apdergti, žodžiu. Kitą žodį norėjai pasakyti? Kažkaip galvoju. Ten buvo pasakyta kitaip, bet mes supratom apie ką. Koks klozetas gali būti. Arba jis užimtas, arba neišvalytas, žinai. Tai ar tu tokių girdi nusistatymų, tokių nusivylimų, žinai, tarp savo klienčių? Puiku, nieko nereikia daryti. Koks blogas likimas. Visi geri vyrai paimti, o man tik tie klozetai apkapoti likę. Tai aš Izaura, vargšiai, sėdžiu prie savo suskilusios geldos, kaip man nepaėjo. Savo suskilusio klozeto. Tai taip, tai aišku, kad daug lengviau įsikabinti į karmą, į kažkokias likimo pamokas vietoj to, kad kodėl taip nutiko, kad aš vis išsirenku vedusį, arba vis išsirenku tą, kuris ten slapta į kairę eina, arba vis išsirenku tą, kuris ten dingsta savaitėm. Kaip taip nutinka, čia ne karma, ne likimas, lygiai kaip darbą renkiesi, siunti CV ir negal, kaip čia man taip, nepasisekė, priėmė tokią kompaniją, ar ne, tai kažką keiti. Labai įdomu, mano vienas tokių ryškiausių klienčių tipų yra vadinamosios pirmūnės, tai yra daug pasiekusios, ambicingos moterys. Gražios. Taip. Protingos. Ir
va darbe jom viskas sekasi ir jos ateina ir sako, Vytaute, kodėl taip yra? Visur gyvenime aš viską susitvarkau, viskas veikia, santykiai, sako, nesąmonė. Sako, nes naudoju tą pačią taktiką, kuri paėjo. Excelį pildant. Taip, tai jeigu aš nuo vaikystės girdėjau, kad stengsiesi gausi 10 ir už tai buvau labai skatinama, tai žinau, kad turiu smaugti, save aukoti ir bus atpildas. Ir darbe tai labai veikia, nes darbe yra aišku santykiai. Tu dėk pastangas, mes tau kelsim algą. Jeigu normalus darbas ir normaliai. Taip, tik normalus mainai. Taip, ar ne? Santykiuose taip nėra. Jeigu santykiai yra paremti, kad aš smaugiuosi, o čia kažkas sprendžia, ar santykiai bus ar ne, tai iš karto eini susinaikinimą. Ir dėl to jom truputį lūžta persvaros, nes jos nesupranta. Bet, atsiminkim, kad santykiuose, jeigu mes turim kažkokių ten nesaugumų iš praeities, mes esam lyg kiti žmonės, ar ne? Tarkim, jeigu tikrai yra kažkokie smarkus nesaugumai, mes tose jautriuose akimirkomis lyg laiko mašina grįžtam į vaikystę, dėl to ir apima tas bejėgystės jausmas, kodėl neišeinam iš blogų santykių aš pati, ar ne, kol nesupratau, kad mane netinkamuose santykiuose laikė, tas baimė, kad liksiu viena. Nors visada turėjau atsakingus darbus, aukštas pareigas, ten viešumą, taip, absoliučiai. Bet tau buvo, kad aš esu vertinga, jeigu aš esu su kažkuo, o ne viena. Taip. Ir čia mums irgi ateina iš visuomenės. Pasižiūrėk, jeigu tik tai kokį balių nuvažiuodavai, kol jaunesnė ar ne, ar ten, tai visą laiką klausia, tai ar pagaliau susiradai merginą. Vaikinams tas pats. Arba rodoma ta senmergė. Arba, tai pagaliau, jau dabar, jau šiais metais, tarsi vienintelis tikslas per šiuos metus, nuo naujų metų iki kitų naujų metų, tai susirasti antrą pusę ir porą. Ir tikrai yra užkoduojamas nepilnavertiškumas. Nesvarbu, kad, bet aš žiūrėk, baigiau universitetą šiais metais, aš išmokau naują kalbą, aš dar kažką padariau. Bet Lavija, labai gera taisyklė, ar norėtum keistis vietom su tuo žmogum, kuris kritikuoja tavo gyvenimą. Jeigu ta kaimo babulka tavo tetulė, kuri iš kaimo nėra išvažiavus. Bet, žinok, vaikeli, nebūtinai kaimo babulkos, mes vieni kitus ir savo burbuluose ir ratuose irgi taip dėja vertinam. Ir taip, žinai, tada tam kitam žmogui tavo kitoniškumas yra nepatogus. Kuo mes savyje saugesni, tuo mes toleruosim, žinai, ir panką, ir kažkokį ten šurmuliuotoją, ar ne, visokiausią gyvenantį medį, ir mes žiūrėsim į tai su smalsumu, wow, kaip įdomu, o ne, šitas beprotis, nes, jeigu man kito buvimas, kol, aišku, ten demokratijos taisyklės, ar ne, nežeidžiu kito laisvės ir taip toliau, jeigu jisai man kelia tokius stiprius jausmus, tai reiškia, gal aš savyje esu užspaudęs tą dalį, kur irgi norėtų gyventi tam medyje. Tik noriu pasakyti, kad čia yra, žinai, gal kalba apie tai, kad net paprastasis pavydas, kurio negaliu suvokti, kad gal aš taip norėčiau, nes aš esu nelaiminga savo santykiuose, o čia žmogus gerai jam sekasi, viską veikia ir net šypsosi. Ir net neverkia kamputyje, žinai. Tu sakai, mes būtinai turim pakalbėti apie tą dalyką vedusius. Taip kaip čia tos moteris įpuola į tą iliuziją, kad nes Tinderyje pilna. Išsiskirs. Dėl manęs tokios, aš trupučiuką palauksiu ir išsiskirs. Čia nebairavai dėl to žiedo fotkės? Ne, čiagi bairiai yra visokiausių ten tų slaptų. Čia magnetas, čia ne fotkė, čia ne žiedas, čia magnetas, kur pritraukia. Ne, čia fotkė su žiedu arba su kūdikiu. Taip, šuo kūdikį žiedas. Tai visokios ten tose grupėse yra, kur vyrai iš savo buvusių vestuvių įsikelia fotkių su nuotaka. Tik tokią turėjo. Nes jeigu nusikerpa, tai jokinga jau. Nes telefonai šis laikais nefotografuoja. Tai jau su tais vedusiais vyrais. Bet jie gal turėjo vienintelį kostiumą gyvenime ir dar tada buvo nenuplikę ir nepriaugę pilvo ir įsidėjo. Taip. Dabar AI yra, tai gali pasigražinti. Bet žiūrėk, reikia labai gerai mokėti tą įrankį naudoti, kad būtų matoma, kad čia nepadirbėta. Tai kalbam apie ką? Apie vedusius vyrus ar tos, kurios susižavė vedusiais vyrais? Tai gal tos, kurios susižavė, ir galėsim dar truputėlį drožtuką pagaląsti ant tų vyrų. Tai gerai. Tai kuo kvepia romanas su vedusiu vyru, ne? Drama, paslaptis, pasirinks, nepasirinks, ten adrenalinas, visa kita, tai reiškia, tave traukia chaosas ir kažkada buvo kažkoksai vyras, galbūt neprieinamas, nepasiekiamas, kuris, tavęs nepasirinko, ar tai būtų tėtis, ar kažkas, ar ne. Ir dėl to, tau tokie santykiai atrodo, wow, aistra, drama, kažinkas, bet iš tikrųjų, tai tu tampi priklausoma nuo to kito žmogaus dėmesio, sėdėm žinam laukiamajam, tavęs, tikrai ten tikriausiai nieks nepasirinks ir tu gal nesąmoningai nenori, kad tave pasirinktų, nes tada, o tai ką, paskambina ir sako, palikau žmoną,
Ir tada ką, reikės kojinėm rūpintis. Kaip prisimenu, Seksas ir miestas, kur Samanta, kur paskambina, sako, hello, oh my gosh, mes galėsim būti kartu, aš palikau žmoną, sako, kas čia skambina? Kas tu toks? Kas tu toks? Taip, nes, kaip sakyti, čia, man atrodo, Ražauskas, psichologas gražiai pasakojas, kad irgi ten ateina vyras visas užsihaipinęs skirtis ir taip toliau, kaip jis į žemę sugražino, kas būna, kai tu paliksi savo žmoną, kai va šita tavo naujoji irgi pradės reikalauti vaikų, nes jinai jauna ir ten jai dar viskas prieš akis. Tai kaip sakyti, nemokamų pietų nėra, ar ne? Abiem pusėm. Taip, visiškai. Tai jeigu tu susižavi tuo, kuris realiai turi kitą šeimą, tai kuo tu save laikai, tai tu savo pasakai, kad vienintelė santykių forma, kurią tu gali gauti, yra trupiniai ir tai slapti. Tas vyras su tavim viešai nesirodus, gal tik pas tave atvažiuoja slapčiai į tavo butą su užtrauktais langais ir ten neleidžia net Facebook'e turėti drauguos. Bet aš galvoju, kaip atfiltruoti juos, pavyzdžiui, aš taip įsivaizduoju. Jau kitą pusę tada į tuos vedus. Eini į Tinderio pasimatymą ir tada jį skiri pačioj matomiausioj Vilnius Akropolį, nežinau, kokiam ten taške prie kažko. Ir jeigu jis sako ne, prie kasų, kur dažniausiai žmonės šeimom apsipirkėja, žinai. Ir jeigu sako ne, tai tada jau tarkim, kad vedęs. Taip, tai red flagas, jeigu vyras siūlo susitikti tik itin vėlai vakare ir kviečia ten pasivažinėti ar ne, ar kažką to. Neišlipant iš mašinos ir turbūt geriausia, kur nors Vingio parko akligatvį, žinai. Taip, tai irgi toks klausimas. Ir kai lipa kavos į degalinę, sako, palauk, aš atnešiu tau, Čia jau daug labiau, čia labai aukšto lygio. Aš galvoju, kad jeigu laiko uždarytas, tai nieks nepamatys. Čia kavos pasiūlyti, žinai, Arba kaviniai su labai aukštom, žinai, atkaltiem, kur ten įsilendi ir nieko nesimato. Jo, tai, žinai, jeigu esi kažkokiam adekvatume, tai jausi tuos ženklus. Tai kai einam ten, nežinau, ar į darbo pokalbius, taigi jauti žmonės. Neignoruoti, ką tau vis tiek iš vidaus. Bet čia, supranti, jeigu vienišumo ar jausmo, kad nesu pasirinkta, baimė yra 10, o sveikas protas ir red flagai yra 9, tai aišku, kad viršų jums tas. Ir tu ten praignoruosi ir dar savo pasakysi, kad, jisai, nes tai aišku, kad dar pasiteisinimus surasi. Aišku, jis sakys, mes nemiegam vienoje lovoje, tarp mūsų nieko nėra, mes čia tik dėl akių, dėl vaikų. Mes jau vaikštam pas skyrybų advokatą. Mes čia, supranti, verslai, čia aš labai daug pinigų prarasčiau, jeigu su jie išsiskirčiau, supranti. Tai aišku, užliuliuoja ir klausyk. Imkime ir dabar padroškime tuos vyrus, kurie yra Tinderyje, pažvenkim, ką aš žinau. Kas žiūrės, tai priimkite kaip juoką, nes čia svarbiausia, kad vyrai, žinai, kartais būna irgi įsižeidžia už kitus. Tai jeigu čia ne apie tave ir ne tu, tai nebereik čia įsižeidinėti ir čia, žodžiu, kovoti, kad mes čia ne kiaulės visi, tai tu ne kiaulė ir to užtenka. Tai kokie tie vyrai Tinderyje, ką tu esi tokio mačius arba girdėjus iš savo klienčių, kur, ta prasme, galima būtų, žinai, knygą rašyti. Komedija ne, bet tragikomedija taip. Įdomiausia, prašau apie tos vestuvinius žiedus pradėti. Pradėkime nuo vestuvinių žiedų. Tiesiog, tai va taip fotografuosi. Yra, suprantat, visokiausių grupių Facebook'e, kur merginos norėdamos įspėti vieną kitą, tiesiog dalinasi, pavyzdžiui, kažkoks buvo neaiškus, arba ten, tiesiog, ten su šitu nekiti pasimatėm, arba jeigu ten planuojat susitikti, įmeta ten jau profilį ir sako, ar čia, tiesiog, saugus. Liuks dalykas, labai super, bendrameniška labai. Bet labai. vyrai labai nori tas grupės nulaužti ir irgi ten sako, kaip blogai ir taip toliau. Tai ten įmeta ir nuotraukų ir, tarkim, vyras gražiausiai sėdi kažkur darbo ten kabinete ir tiesiog žiedas ant rankos ir jisai ką. Ir ieško be įsipareigojimų santykių. Bet čia jisai, kaip tu gal įsidės tokią nuotrauką, ar iš tokio kažkokio paprasto aplaidumo, kvailumo, kad nemato to žiedo, nejaučia? Aš tai manau, kad čia filtras yra, kad atsifiltruotų tokias moteris, kurios suprastų. Ar čia tai sąmoningai kaip ženklas, nori su manim trumpalaikių kažkokių dalykų, prašau, nes šitaip, ar ne? Taip, tai tiesiog, sakau, tų vyrų yra visokiausių. O daug yra tokių, kur žuvi tokią laiką. Yra tokių, kur... Tai aš manau, nes ypač užsienį ten įmeta ten tų kompiliacijų rilsų ar ne, kiek ten merginos vaipina ir gaila pas mus nėra Lietuvoje to Hinge'o vadinamo, ar ne, tokios kitos programėlės. Čia kita programėlė. Jo, jinai ten Amerikoje, Anglijoje, jinai tiesiog kitaip veikia. Ten ne kiek mečas, bet kiek žinau, kad tu matai kaip ir platesnį pūlą, bet tu gali parodyti dėmesį, be mečimo. Tai ten irgi panos, aš tik tokia, kiek matau, užsieniečių įkelia ten, tiesiog vaikinų pirmų tų openerių, tų žinučių, ten kriski į krūmus, ten maždaug, kad žiūrėko, tu niekada nepagalvoji, kad tavo akį žvairos.
Ai, čia toks kabinimo būdas. Jo. Nu, žinai, kaip pas mus irgi vėl iš tą tautosaką ištraukiu, kaip ten irgi tas anekdotas, kur sako, mama, grįžta mergaitė, kur ten sakė, tai šūdais apmėtė, sako, tai čia tave mergina. Karvašūdžiais apmėtė, sako, taigi dukrelė mergina tave. Nu. Tai aš sakau, aš kažkaip tokių nepacituosiu. O tai tu pati nesigavus kokių tokių įdomesnių? Nu, jos sakys, nežvairas, tai nėra rašyti, suprantin, per graži. Ačiū. Kaip sakyt, net neįkrita į atmintį, kažin kokių keistų, bet šiaip esu labai fainų gavus, tarkim, su žmonių, kurie sureagavę ten į kažką, ką aš užsirašius, tarkim, ar sureagavę kokiom aš ten kalbu, ar ten kokioje nuotraukoje, ten iš kelionės. Tai kažin ko tokio, bet vieną esu turėjęs tokį šiaip iš linksmumo pokalbį su vienu italu, kuris man tikrai labai linksmas žmogus buvo, nes jo openeris buvo toks, sako, tu man paaiškink. Openeris yra pati pirma žinutė. Jo, sako, tu man paaiškink, kodėl, sako, jūs lietuviai ispanos, jūs gėles valgot ar kas yra? Sako, ką? Sako, buvau pasimatyme ir mane apriekė pirmam pasimatyme, kad net nešiau gėlių. Sako, nesuprantu, jūs jas valgot. Tai tiesiog atsimenu tokią istoriją, aišku, ten su juo nieko nebuvo, bet buvo labai juokinga, kad jo toksai buvo upederis, kad sako, nesuprantu, buvo pirmam pasimatyme, mane apstaugė. Liko alkana be gėlių. Jo, kad sako, jūs gal valgot tas gėlės. Jo, tai apie tą pirmą žingsnį, tai programėlė Bumble'as, bent jau kiek aš ten anksčiau žinau, jinai buvo ir sukurta, ją įkūrė moteris, kuri anksčiau dirbo Tinderį, bet ten dėl baisių dalykų ten ją atleido tie Tinderio vyriškiai, tai jinai norėjo sukurti saugią moterims erdvę ir Bumble pirmą žingsnį žengė moteris. Nu, tipo sumečinį, bet... Aš kažką atsimenu, man atrodo, kad aš galvoju, net kalbinau Andrių Užkalnį, Andrių, tau linkėjimai ir man atrodo, kad jisai tenai turėjęs patirties ir sako, nuėjau būtent į tą Bumble tam, kad mane kalbintų moteris. O tai ten taip yra nustatyta, ar ne? Kad taip, dabar jau yra tokių pralaisvinimų, ten kažkaip irgi gali moteris pasilikti galimybę, kad ir vyras parašytų, bet čia pradinė idėja buvo tokia, kad tu sumečini, bet tik mergina gali pradėti ir tas mečas galioja 24 valandas. Ir jeigu nespėja, tai viskas, ten aišku, vyrai tada moka pinigus pratesti ten tą mečą. Tai čia jau komerciniai dalykai. Bet tas irgi turbūt buvo kaip alternatyva, nes mes irgi atėję, žinai, iš tų vis dar laikų, kad dama sėdi ir laukia, o kavalierius vaikšto ir renkasi. Bet Tinderio statistika, aš žiūrėjau, 79% atvejų, kai vyksta tasai, tai vyras parašo. Tai va, už tai Bumble'as ir buvo reikalingas tam, kad moteris jaustųsi patogiai pradedama pokalbį. Moterys visais laikais rinkosi. Ar jūs užmirštate tuos visus gražius istorinius filmus, kur numeta nosinaitę, netyčia ar ne, ir jau ten tas krenta, tos nosinaitės pakelti, oi, kaip čia man iškrito. Nu tai čia ir yra tas dalykas, nu tu renkiesi, ar ne? Bet žiūrėk, aš paprieštarausiu šitą vietą. Tos, kurios moka tą daryti. Ir turim pripažinti, kad ne visos moka ir ne visom dašyla, kad reikia tą nosinaitę numesti. O kitos tik vienkartinės nosinaitės naudoja, neturi ką mėgti. Nu, kaip sakyt, tai ko tu ieškai, ko tu nori, jo, jeigu, nu, kaip sakyt, labai save priboji, jeigu sėdėsi bare visą gražius tom blakstienom ir lauksi, kol prieisi ir net akių kontakto nelaikysi. Nu, tai Vaidas Baumila, mano laidoj pasako, sako, man nieko nėra, nu, kaip sakyt, seksualiau, jeigu moteris bare man gert pastato, nu, tako, jam tai labai įspūdinga atrodo. Taupukas koks pasirodė, kad tik pačiam neišlaidaut. Ubagas. Ubagas visiškas, Vaidai, ir tau linkėjimai. Tai jis sako, nes, nu, aš tai įsivaizduoju, kad ta, kuri išdrįsta prieiti prie Vaido Baumilos, nu tai tikrai turi savyje parako, ar ne, ir kuri ten jai gal sako, nieko neturiu ką prarasti, nežinau, ką jis ten sakė, takilą, ką ten jam pirko, bet... Norėjo nugirdyti ir lovais ten. Nu, vargšioks, gyvas, kaip ten jam baigėsi tas vakaras, reiks parašyti paklaus. Negerk, Vaidai, nes čia dar kita tema, tau neaišku, ko prilašino į tos gėrimus, čia labai rimta tema. Jau po patirties, tai taip primetu, kad jisai buvo gyvas. O šiaip kalbant, tu sakai, tau kažko prilašino. Čia labai rimta tema. Ne, bet ir šiaip aš dabar taip susimašiau, kad realiai nuėjusi pasimatymą Tinderio turėtum gerti, ką pati nusipirkai prie savo akių ir neiti į tualetą ir nepalikti. Tai jūs nežinot garsios istorijos apie Tinder Swindlerą, ne? Atsimenu, prieš keliarius metus nuskambėjęs. Nu, tiesiog buvo toksai ten, aš net jo tautybės negaliu pasakyti. Toks tamsesnis. Buvo, žodžiu, jisai vyriškis, tiek atkalę sistemą, išviliodavo iš moterų pinigus, bet ten tokios būdavo schemos, kad jis ten, žinai, pateikdavo save kaip milijardierių ir visa kita. Nu, ir ten ir vienu metu ten vieną skraidina su kita mečina, nu, ten sistema visa buvo ir jis ten... Nu, bet tai darbo tokia, kaip sakant, occupation toksai profesija, žinai. Tinder, jo,
toks net buvo ta dokumentika labai įdomi ir tos moterys. Ir tada paaiškėjo, kad ir Lietuvoje turime. Taip, ir paskui buvo jo Lietuvoje. Kažkoks buvo čia treneris kažkoks, ar ne? Tai irgi, žinai, gal moterys pažeidžiamos atėjusios pagražėti į sporto klubą, ar čia atsiranda gražus, raumeningas, rodo dėmesį, tai tu net nespėjai susimąstyti, kad čia too good to be true. O va vėl, red flagas iš tikrųjų, ir man atrodo, kad ten kažkaip buvo, kad toks vyresnės moteris, ar ne, jisai ten kažkaip tai... Apie 30, man atrodo. Ai, nes... Bet pavyzdžiui, jeigu buvo vyresnė, tai nedaug. Bet iš tų, pavyzdžiui, atveju, ar vėlgi, kad čia, žinai, iš serijos Egipto, ten, žinai, polisautojas, turistautojas, kur atvažiuoja 60 metės. Man buvo šokas, mečiai, kai aš sužinau, kodėl iš tikrųjų moteris į tą Egiptą vyresnės važiuoja. Taip, tai čia jau kalbėjau apie tai, kad čia sekso turizmas, kad moteris važiuoja į tą Egiptą vyresnės. Tai netgi yra tas šou 90 Day Fiancé, kur vat irgi ten visos istorijos, kur vat ar moterys smarkiai vyresnės ir ten tie vyriškai, kur angliškai nelabai šneka. Iš trečiųjų nereikia kalbos. Taip, ir įdomu. Šitie visi geri. Tos istorijos labai... Akla, meiliai nereikia kalbos ir po to būna traumučių. Taip, jau vėliau. Tai dar apie tuos, žinai, portretus vyrų ir psichologinius ir visokius kokius Tinderyje, kaip jie save pristato ir kokie ten, žodžiu, princas, ateini varliukas sėdi, žinai, bet visom prasmėm nebūtinai išvaizdos. Kas ateina į galvą, tai tikrai, aš manau, kad ir moterys galbūt kažkur save pasigražina ir įsideda ten nuotraukas iš FaceApp ir taip toliau, bet aš tiesiog tokią istoriją mano draugė pasako, turiu aukštą draugę, 1,84 m ūgio, tikrai. Jau modelio toks ūgis. Jo, tikrai įspūdinga, graži mergina, ir jai tikrai svarbu, jinai nori savo bent ūgio vyruko ir sako, nueinu į pasimatymą, ateina 1,9 m man iki peties. Ir jisai sako, tai kaip tu tokia aukšta? Sako, aš 1,84 m. Nesąmonė. Nes jisai taip pasisakęs, kad 1,90 m. Sako, ateina iki peties man toks. Ir jisai galvoja, kad jeigu jinai parašo savo ūgį, tai jinai meluoja. Jinai meluoja, ne jisai rašydamas. Moteris labai patinka meluot, kad jos 1,84 m. Taip, tai va tokių, tai aš nebejoju, kad ir kitų yra ten, kur įsideda nuotraukas, pavyzdžiui, 20 metų atgal, kur dar su plaukais ir ten. Tai čia turbūt antras klausimas turėtų būti jau kelių metų senumo tavo nuotrauka. Ir šiaip, ar profilis yra tas vadinamas verified, ar ne? Nes, Tinderis turi tokią funkciją, kad patvirtina tikrai tapatybę. Ten turi padaryti ekstra kažkokius žingsnius, žodžiu, kad tikrai atitinka nuotraukos realybę, nes, susideda ten Enrikės Iglesijos nuotraukos. ir, žodžiu, jisai jau ten gražuolis, fainuolis ir gaudo. Po to žmogus ateina į kavinę, niekaip pras negali, o čia prieš akį sėdi visai ne Enrikė Iglesija. Tai va, kaip sakai, man labai sunku, nes aš nematau tų profilių, aš tik girdžiu. Taip, galvoju, va čia toksai, žinai, čia tau ne koks Facebookas kaip atviras, Tinderis tau tą užfiltruoja, nebent tu gali pasižiūrėti, pamatyti ir pasijuokti, nes iš tikrųjų būna, kad kažkas ir pasidalina. Tai bet kitas dalykas yra kraštutinumas, kur merginos žiauriai išrankios, bet tas išrankumas irgi ateina iš nesaugumo, kur ten, žinai, batai negražus. Ar ten, jo, labai labai fainas gerėtis, bet mano ūgio. Ir sakau, okei. Ne, žinai, ne faina. Čia irgi. Ir žinai, kodėl gerai. Batai negražus, nereikės eiti pasimatymą, nes reiškia, nepasiruošus gal moteris ir net nelabai nori eiti tą pasimatymą. Ne, vyro batai negražus. Tai taip, aš apie tai ir sakau, kad randi trūkumą, menamą, kad tik nereikėtų susitikti, žinai, kaip būna. Bet tai tada ką tu veiki toje programėlėje, bet tikrai aš iš vyrų ką girdžiu, kad merginos, jos susirenk dėmesio, arba, pavyzdžiui, Instagramo followerių, jos įsidėjusios savo Instagramo tą jau profilio pavadinimą, savo bio ir tipo nori. Tai gerai, jeigu tik Instagramą, jeigu ne OnlyFans'u. Irgi verslas nuo nulio. Moterys versle, palaikom, ar ne? Kiekvienas, kas kaip nori, tas taip šoka, bet su tuo Instagramu tai jo, Tinderį šiais laikais yra sėkmės reikalas, ar nesusipažinta. Aš tikrai žinau porų, kurios yra apsivedę ir vaikai ir laimingi, bet čia yra išimtys. Dėl to, mieli žmonės, neapsiribokit save vien Tinderiu. Aš sakau, kaip tu ir sakei, ar ne kaip anksčiau vykdavo tos pažintys. Ir aš noriu pasakyti, kodėl dabar tos pažintys nevyksta gyvai. Mano mama tai nesupranta apskritai programėlių konceptų, sako, o tu jūs į šokius neinat? Sakau, ne, nes anksčiau tai nes būdavo, kaip sako, eini į šokius ir jau jeigu tu ten kažkokiam vyrukui patikai, jisai tave pakvies šokt, tai pagalvokit, kiek vyrui reikia įdėti pastangos. Nusipraust, nusiskust, ar ne? Marškinius, nueiti į šokius, išdrįs prieit ir dar jinai gali nesutikti. Gyvai tau pasakys, ko gero ne. Taip. Ir koks nusivylimas. Taip, o dabar supranti, tu svaipini, tu nematai visų
panų, kurios tavęs nesirenka, tu tik matai tas, kurios atsako taip ir jau tu gauni tą dėmesį, tu sutaupai va kiek laiko, tai ir atsirado tikrai daug tokių vyrų, kurie, nenori nieko daugiau, tai kad nenori, bet, o kam čia terliotis, ar ne, tai čia galim toliau kalbėti apie priklausomybę nuo porno ir taip toliau, tas greitas dopaminas, kam eiti į lauką, mokėti už kažkieno vakarienę, kai ta pana, dar ten gal su tavim namo nenorės važiuoti, ne tą pirmą vakarą, taigi neapsimoka, tai geriau, ar porno įsijungsiu, bet, čia labai skauna. Ir čia, žinok, aš jau norėčiau įsiterpti su dar vienu pasiūlymu mums, tu sakai, kiek pastangų reikia, ar ne? Noriškės apsirengti, ten važiuoti, gal dar atsakys. Taigi, jūs turbūt jau žinote, šiais laikais populiarėja deitinti nebe žmonės, o deitinti dirbtinio intelekto sukurtus personažus. Jėzus, aš įsigandau gyvulius, įsigalvoju, Dieve, man ačiū Dievui, kad nepasakai, nedaug klausau įsitempus. Ką žinau, gyvenime pasaulyje visokių nesąmonių vyksta. Gerai, žodžiu, žmonės šiais laikais deitina dirbtinio intelekto personažus. Su šuniu ar kiaulė, man atrodo. Dabar jau susituokė su dirbtinio intelekto. Anksčiau tik su Eifelio bokštu, žinau, kažkas. Ir jeigu kažkas galvoja, kad bet čia pavieniai atvejai, čia gal nieko rimto, tai aš pasižiūrėjau statistiką. Tai šiuo metu tų dirbtinio intelekto draugo, net nežinau, kaip lietuviškai, draugo, palydovo, partnerio, žodžiu, programėlės, ten kaip be pavadintum, jų yra atsisiuntimų 220 milijonų. Aišku, ne kiekvienas atsisiuntęs ten toliau vartoja, bet aktyvių vartotojų šiuo metu yra virš 100 milijonų pasaulyje. Ir viena tenais populiariausių replika, berods vadinasi 40 milijonų vartotojų. Ir ką dabar jau dėl ko yra sunerime, ten ir psichologai, nežinau, ir sociologai ir sako, žmonėms jie sako pabando ir jie supranta, kaip patogu, todėl kad dirbtinis intelektas kuom žmonėms patinka, jis labai pataikaujantis, jis tavo kaip veidrodis, jis tave reflektuoja, jis tave supranta, jis tave girdi, niekada nebus perklausę, ar jis teisingai suprato, jis tavęs paklausė 2 kartus. Ir sako, dabar jau netgi dėl ko baiminas jau ir tie patys psichologai, kad sako, realiai tas pataikavimas ir tas toks bendravimas su žmonėmis gali keisti, jau net keisti, sako, ateityje žmonių elgesį, žmonių mąstymą ir mūsų, tai kaip mes suprantam tos santykius, nes jeigu tu, žinai, metus laiko pasėdėsi su dirbtiniu intelektu, pabendrausi ir paskui sugalvosi, gerai, pabandysiu nueiti tą pasimatymą ir jis bus, atsiprašant, lievas ir tave tenais atmes ir tu sakysi, tai aš grįžtu toliau, žinai, mokėti pinigus ir bendrauti su tuo dirbtiniu intelektu. Viskas čia gerai. Čia lobina ir nepatenkinti yra kas. Gėlių pardavėjai, saldainių pardavėjai, restoranai. Nes žmonės neina į pasimatymus. Victoria's Secret neleidžia pinigų, neperka apatinių kvepalų ar ką. Kiek ten kainuoja tą programėlę parsisiųsti? Kiek jau ten gali? Ir laimė. Bet paskui ten, man atrodo, jau yra visa schema pakurta, kaip ten tave toliau melžt, supranti, nori, kad ten taip. Nori, kad sukurtų, kaip jis atrodo. Taip, nori. Čia irgi tuoj pradės būt per brangu, pradės žmonės galvoti, o gal saldainių dėžė ir tulpių puokštai yra pigiau, einu aš į klasikinį paprastą pasimatymą. Aš dar šito, taip nesu įsigilinus, žinau, kad buvo idėjų pažinčių programėlėse daryti, kad ne tu susirašinai, bet tavo AI su kitu yra padarytas, AI. Yra šitas padarytas, aš pasakysiu, kam jisai buvo padarytas, skaičiau, kad jau dabar, žodžiu, mes jau taupom laiką, jau neinam į pasimatymą svaipinam, tai dabar dar labiau taupyti laiką, žodžiu, yra dirbtiniai intelektai, tu pakuri savo, ten jau viską apie tave žino, taip, jisai pakuri savo, žinai. Būtent, ir tada jo dirbtinis intelekto tenais tas jau charakteris su tavo bendrauja, ir tada pasižiūri, kiek mečia, ar tau iš vis verta pasijungti ir gyvai kažką ten jam bandyti rašyti. Žodžiu, atmesti jau visiškai netinkamus variantus. Va, štai šeimininkė, tau atrinkau 3 kandidatus. Taip, su šitais jau gali gyvai pabendrauti. Ir tada nueini ir ten gaunas tikrai Frankensteino kūrinys, nes tau AI-us jį sugeneravo, žinai, kažkas. Ir AI-us netaip supratęs, ūgiai centimetrais į... Taip. Išsiaiškino, paklausė, atsakė. Centimetrus pavertėt soliais ir gavosi labai negerai. Užsiminėm dar trupučiuką tą tokią temą užribėm, bet norėčiau dabar šiek tiek dar skirti tam laiko apie tą moters įvaizdį Lietuvoje jau konkrečiai, kad jeigu jinai, pavyzdžiui, yra tarpsnėje tarp 30-40 ir jinai yra, pavyzdžiui, arba viena, arba galbūt jinai neturi vaikų, ar ne, tai kaip, leisti tai moteriai kažkaip pasijausti iš tikrųjų pilnavertiškai ir suprasti, išmokti, kad, ne apie tai, net jeigu aplinkui visi skalambija, ar ten savo pavyzdžiais rodo, kuria šeimas ir ten vaikus ir dar ten perka šunis ir kotedžus ir
ir ten tos kepsninės, žinai, ir daro turnyrus, kas geriau iškeps mėsos gabalą. Na, kaip, žinai, vat, ką tu patari toms moterims, kad kaip į save atsigręžti, kaip tą savo vertę susikurti? Nu, tai ta vertė taip ir kuriama pažindinanti save, nes jeigu aš gyvenime nesu savęs paklausus, ko aš noriu, o visada galvau, kaip reikia, ką kiti pagalvos, ar aš atitinku visus standartus, tai tas dialogas tikrai, niekada neįvykęs. Ir jeigu dažnai dar yra visokių ten tų vidinio vaiko traumų, ar net tas vidinis vaikas nematytas, negirdėtas, tai tu ir gyveni tokį kaip ir svetimą gyvenimą ir vis vaikaisi tos mėlynosios paukštės, kurios niekaip nepagauni ir vis jautiesi nusivylęs. Tai labai paprasti dalykai, kokią rytą kavą mėgsti, ar ne? Ar tikrai žinai, ką nori valgyti, ar tikrai rengiesi taip, kaip tau patinka, ar dėl to, kad ten padiktavo kažkokią influencerį. Aš tikrai žinau visokiausių istorijų, kur moterys tiesiog keičia savo įvaizdį, garderobą, šukuosenas vien tam, bandydamos kažką atitikti, nes jau kai aš patapsiu šito avataru, jeigu aš patapsiu Kim Kardashian, man atsivers ten dangaus vartai ir tada, aš neseniai neturėjau klientę, kuris sako, bet būčiau aš kaip Karolina Meskino, tokia graži, ir aš sakau, o jūs Delfi skaitėt pastaraisiais laikais, sakau, šitai merginai, kiek žinau, nesisekė tie santykiai. Sakau, grožis ir nėra garantas, ar ne? Gražios moterys susiduria su kitais dalykais, jos niekada nežino, ar jos norimos dėl to, kokios jos yra, ar dėl to grožio. Taip. Tai viskas prasideda nuo savęs ir kaip jau aš šitoj laido, ar ne, tą Dauguvietytę citavau, kad kiekvienam sava bačka, ar ne, išgert, tai kiekvienam prikapsi. Aš tikrai turėjus klienčių, kurias tiesiog paleidau po vienos konsultacijos, nes mačiau, kad žmogus nepasiruošęs. Žmogus atėjo norėdamas stebuklingos piliulės. Ir čia ir dabar. Taip ir čia ir dabar, kad ne su savim dirbtų, o tiesiog, kaip čia... Pasakyk paslaptį, padarysiu ir viskas. Tai čia vėl mes, aišku, jau grįžtam prie to vėlgi savo laisvos valios atsisakymo, tegu kitas už mane nusprendžia ir jeigu nepavyks, bus kaltas jis, toks pasąmoninis, o ne aš. Taip, kol nebūsiu pasiruošę susėsti su savim ir pasikalbėti su tuo žmogum, kuris yra toks, kokį mato tik vonios veidrodis, ar ne, ir kol aš nepamatysiu to žmogaus su visom dalim ir nepagausiu, visai fainas, ir dėl to, kad ir pasiekia, bet ir dėl to, kad kartais tingi, kol neturėsiu, kaip sakau, mylėk save, tada mylės tave ir kiti. Aš tai iš vis apie tą meilę savo tai nešneku, nes čia toksai konceptas, save mylėt kur, jeigu visą gyvenimą ten buvai engiamas ir save engė, tai iš kur čia ta meilė, bet vien tokio neutralumo, nustot, atsistojus prieš veidrodį, pirmiausia, ieškot, kas tavy negerai, nes mes save programuojam žiauriausiai, jeigu tu kiekvieną kartą pažvelgęs į veidrodį arba į nuotrauką zoomini ir ieškai, kas tavy negerai, tai kaip tu gali save priimti, o tiesiog orientuotis į tai, kas tau patinka, pagalvoti, kada paskutinį kartą ten siela dainavo, ar ne, ar ten kokią dainą klausant, ar nežinau, su kokią draugę šnekant, ar su šuniuku žaidžiant, iš šitų mažų dalykų ir susideda tas fainas gyvenimas, o kol mes ieškosim ten tų, žinai, atsivėrusių čakrų per plastinės operacijas, per grožį ir taip toliau, tai čia tiesiog toksai kažkam daug pinigų atnešantis užburtas ratas. Tai paskutinis sakinys, ačiū tau, labai man sukoreliavo, tai aš leisiu savo tuo užbaigti. Vieno kunigo citata: tiesiausias būdas išprotėjimą visą dieną sėdėti ir žiūrėti į save veidrodį. Eikit gyventi gyvenimo, kaip tu sakai, ir pradėkite nuo to, kas įdomu, o ne nuo to, kur gali būti vyrų. Tai ačiū tau labai, Vytaute, kad dar sykį atėjai pas mus, man buvo labai gerai įdomu ir tiesiog gero tau pavasario, geros tvartėjančios vasaros ir tiesiog tikiuosi mūsų keliai vėl mūsų suves. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Subscribe, like, širdutė. Dar nepamirškit širdutė su doleriu, kur mes jums vis primenam, yra YouTube, turi tokią fainą funkciją. Kažkas jau yra pasinaudojęs. Tikimės, kad geras pavyzdys yra užkrečiamas. Tai tikrai labai smagu, gera, ačiū, kad reaguojate, komentuojate, mes kaip visuomet turėsime jums ir dovanų nuo mūsų rėmėjų, tad komentuokite iš širdies, dalinkitės savo patirtimis. Klausimus užduokit. Ir susipažinkite, jeigu nepažįstat su Vytaute Instagrame, susirasite ją, kuria įdomių, smagių rilsų būtent santykių tema. Ačiū tau dar kartą, bučkis. Ačiū Vytaute.